Sveiki atvykę į Laikyk Kardaną ir turim ką? Vladą. Sveikas, Vladai. Sveikas, Tadai. Aš, kaip tau ir sakiau, prieš įrašinėjant, man Vladas kol kas yra vienas dviračių pasaulyje. Aišku, yra jų daugiau, faktas. Bet kodėl aš norėjau Vladą pakalbinti? Nes aš noriu sužinoti. Ir gal ir jūsų pavyks sužinoti ir atskleisti, kaip taip galima per 4 metus, ne? Skaičiuojant taip Jau, grubiai. jau beveik 5 gal net, jo, čia va 20 Nu jo, gerai. balandį, jo, man 5. atrodo. Grubiai Mhm. 5. Kaip per tuos 5 metus iššokti į tokią formą, į blembą ir važiuoti šalia tų, kurie sportuoja nuo vaikystės, kurie, žinai, tą dviračių valgė, netobulėjo, nes čia yra man nesuvokiama, tai bandom išsiaiškinti, čia kaip ta serija, kaip su Artūru Kasakevičiu darim, tai From Zero to Hero, tai antra serija šitos, pavadinkim, topiko. Smagu, smagu. Tai ačiū, kad sutikai, Vladai. Gaila, aišku, kad aš ne Lietuvoje, gaila, kad ne pas tave, tarkim, dabar namuose sėdėm ir šnekam akis į akį, bet gal pavyks Ja. išlaužti panašų vaibą, kas pavyktų one-on-one šalia susėdus. Mhm. Tai ką dabar veiki, mačiau sportavai ryte, tai koks pas tave dabar grafikas? Grafikas tai, kada aš čia, sausio 20 gal grįžau iš Dakaro, nu ir sausio 21 sėdau ant dviračio, nes turim planų su Eimantu Gudiškiu balandžio mėnesį, tai čia jau nebe planai, čia realybė. Ta prasme, balandžio vidury važiuosim į Four Islands Epic vadinasi, man atrodo, Kroatijoje daugiadienės MTB varžybos. Tai kiek čia, nuo sausio galo, truputį mažiau negu 3 mėnesiai pasiruošimui. Tai čia reikia nepavesti Eimanto ir dirbti dabar. Tai čia grįžau iš Dakaro, kitą dieną sėdau ant dviračio ir viskas, dabar renku bazę, treniruojuosi. Šiaip dirbu, minu dviračiu, laukiu, ar jie man ištirps. Čia dar kitą savaitgalį ralis galbūt nusimato Rokiškį. Nieko daugiau neveikia labai. Nieko labai neveikia, tiesiog dirbi, daug dirbi, kaip girdėjau, ir tiesiog pasportuoju lengvai, ne? Jo, nu, taip ir apibūdinčiau turbūt. Dirbi kiek valandų, 12 per parą ar mažiau? Ne, manau, kad mažiau. Manau, per savaitę bus kokios gal vidutiniškai apie 5 valandų. Tai gerai, gal kiem 5. Ta prasme, truputėlį daugiau negu vidutiniškai turbūt, bet aišku, būna periodų, kai šiek tiek mažiau, nes arba ten varžybos, arba ralis kažkur būna periodų, kai daugiau. Jeigu ten kažkas intensyvaus vyksta, tai dažnai aš ir savaitgalis atsidarau tą kompą kažką, jo, nes vis tiek darbe, pagrindinis mano darbas daugiausiai laiko praleidžiu susitikimuose su kitais žmonėmis. Tai kažkokio individualiai savo darbus pasidaryti, tada taip dabar dažniausiai dėliojasi, kad tik tai arba vakarais, arba savaitgaliais, nes šiaip tai daug susitikimų visą laiką su kolegom. Tai jo. Tai čia, tas, žinai, kaip, kai nebūni vadovas, tu galvoji, blemat, vadovai gerai sėdi, Jo, tiesiog jo, jo. jis dėlinė atsiprašant. Jo, jo. Tai manau, kad daug kas taip įsivaizduoja, bet realybėje tai, nu, daug to darbo. Ta prasme, nu, pats, manau, įsivaizduoju. Ta prasme, vis tiek per abu verslus pas mus apie 100 žmonių gal dabar yra. Tai yra daug visko darbo sužiūrėti, nors pats gal ir nelabai daug ką darau, jau konkrečiai, bet vis tiek daug žinau, kas kur vyksta ir galų gale vis tiek man kažką reikia nuspręsti ar kažkokius sprendimus didesnius priimti, tai ką čia darom. Jo. Bet šitas mindsetas, turbūt pas tave, mindsetas, sakys, vėl angliškai šneku, nu, koks čia požiūris, nežinau kaip čia lietuviškai išvers, bet žodžiu, mindsetas, kad samdytis gerus vadovus, ne, kad pačiam nereikėtų su visų 150 kalbėtis. Ja, bet tie geri vadovai, tai vis tiek, realiai praktiškai visi žmonės pas mus įmonė yra čia ir užaugę. Visi vadovai yra arba pradėję kažką kartu su manim daryti, arba pakeliui prisijungę ir Mhm. man yra, man 2 metai. Tai pas mus įmonėje amžiaus vidurkis, aš sakyčiau, kokie 27, 28, tai gan jauni žmonės ir tie vadovai irgi yra mano amžiaus arba net truputėlį jaunesnė. Tai mano toks jo, tai nėra, aš sakyčiau, tie žmonės nėra geri vadovai, jie yra
protingi, talentingi, motyvuoti žmonės, kurie labai daug ko išmoko pakeliui, sakyčiau, panašus gal į mane. Nu ir tada mokomės visi kartu to vadovavimo, kažkokių principų, kas mums svarbu darbe, kaip ką, kokie prioritetai, ką vertinam kitose žmonėse. Tai jo, tas, sakyčiau, dabar jau geri vadovai, kiek žinai, čia klausimas, ar aš esu geras vadovas. Nu, tai visą laiką kviečiama. Nebūtinai, jo, tai tie žmonės yra, manau, neprastesni vadovai negu aš. Jo. Tai žinai, apie dviračius podcastas, bet sakiau, man įdomu labai iš visų kampų, nes tu toksai, kad, nu, ne vien dviračius krimtės nuo mažų dienų ir, žinai, bet tas verslas suderinamas, nes aš kai bandžiau, nu, žinai, tavo žmona tai mato, kiek tu dirbi realiai, mato, kiek tu įdedi darbo dviračiuose, ralyje, visur kame, bet man čia įdomu, kaip tu išlaviruoji. Čia kaip slalomas, nežinau, koks gigantas, kur turi lėki milžiniškų greičių su verslu, dar čia ralis, dar čia Dakaras dabar. Nu, reikia sakyti, ant polisis tavo atostogos, tarkim, ne, bet, nu, kosmosas kokios atostogos. Tada dviračiai savaitgalį kitą, tada ralis kitą savaitgalį. Toksai, wow. Jo, tai šiaip tai visai gal daug dalykų, bet va tas ir padeda, kad mano žmona irgi visai užsiemus ir turi savo, aišku, mes su žmona neturim dar vaikų, tas tikrai padeda, nes dabar, žinai, čia sakyčiau, 2-3 metai atgal mano artimiausi draugai irgi neturėjo dar vaikų. Dabar jau pirmi draugai turi vaikų, tai aš taip iš arti matau, ką tai reiškia. Tai vaikų turėjimas irgi, aš suprantu dabar jau, kiek visko atima laiko gyvenime. Tai žodžiu, neturim vaikų, tai to laiko natūraliai yra žymiai daugiau. Ir mano žmona irgi daug dirba, jai labai patinka jos darbas, man labai patinka mano darbas. Tai mes tokie leidžiam laiko kartu, bet pasiplanuojam, kada tas laikas kartu, o kai nėra to laiko kartu, tai leidžiam viens kitam dirbti ar daryti, ką norim ir ką mėgstam daryti. Tai tas yra smagu, palaikymas su žmonos ir laisvė daryti, ką noriu, o toliau tai, nu, disciplina tokia ir tvarka. Ir man labai patinka aiškiai susiplanuoti dalykus, turėti, tai sėti dviračius, tai aš irgi turiu tokią gan aiškę rutiną savo, kada aš minu, kiek minu, planą iš anksto pasidėliojęs ir tas pats ir su darbais, tas pats ir su raliais. Tai sakyčiau, daug prie to gebėjimo daug ką spėt padaryti prisideda, kad mėgstu viską susiplanuoti ir apart šitų hobių, nėra, kad aš labai daug laisvo laiko turėčiau kažką kito veikti. Jo, mėgstu aš YouTube'ai pasižiūrėti ar ten podcastų paklausyti temam, kurios man įdomios yra, bet šiaip tai apart to nelabai daug kažką veikiu ir turbūt nėra, kad labai daug kur to laiko išsitaškytų dar. Nu, bet ką aš iš karto užsirašiau raktažodžius, žinai, tokius iš karto. Disciplina, tvarka ir planą susidėlioji pats. Dviračiuose turit, kas padėlioja planą? Jo, tai planą. Dabar dirbu, aš jau apie dviračius šnekant, tai jo su Venantu. Venantas Lašinis mano treneris yra, kiek čia laiko galvoju, jau 2,5 metų gal. Tai iš tikrųjų, nuo kovo mėnesio, čia dabar pereisiu treniruotis pas Eimantą Gudiškį. Bet šios 2,5 metų man visus planus dėlioja Venantas ir šiaip daug atsako, paaiškina, tai bet žinai, tas planas nėra Venantas sudėlioja, bet vis tiek būna mano gyvenime kažkokių, kur aš negaliu ten tą dieną kažko padaryti, tai tada aš pats jau pasikilnoju, bet dabar, jo, tai Venantas sudaro planus ir šiaip labai daug ką išmokė ir papasakoja apie treniravimąsi, sportą visą ir kaip treniruotis, kas svarbu, kas ne, nes iki Venanto mano tas treniravimasis tai buvo, šiaip jeigu einame jau prie dviračių biškį, tai galiu papasakoti visą savo istoriją dviračių ir kaip atrodė tas treniravimasis, nes... Aš klausausi ir mes visi klausomės, prašom. Jo. Tai aš kaip ir sakėjai, esu visiškai pavyzdinis covidinis dviratininkas, tai dviratį nusipirkau 20 metų balandį, irgi tiesiog visiškai 100%, taip ir buvo. Tiesiog, bet tada buvo pirmas kartas, kai pradėjom dirbti visi iš namų, nėra ką veikti, savaitgaliais kažką norisi veikti, viskas uždaryta. Tada atsimenu vieną kartą, turėjau už dviratį namie tokį paprastą, bet kartu aš, tėtis, brolis, kažkur čia pramynėm ratuką, keliasdešimt kilometrų aplink Vilnių, galvoju, nu smagu,
reiktų gal nusipirkti greitą dviratį. Ir mano draugas geras buvo iš tikrųjų nusipirkęs kitą dviratį. Nejoną. Ir tada galvoju, kaip čia išsirinkti dabar dviratį, nes aš vis nieko apie tas dviračius nežinau. Nu, tai draugas nusipirko kanjoną, galvoju, per kur aš kanjoną. Tarsi nuėjau į kanjono puslapį, plentiniai dviračiai, kai matau, yra Ultimate'as, iRoad'as, Redditas, kuo skiriasi, atsimenu, ką ten paskaičiau, bet galvoju, gerai, Ultimate'as, nieko nesupratau iš vis apie juos, atsimenu, mačiau tik, kad juokinga visai, dabar jau juokinga, kad mačiau, kokią norėjau, tada nebuvo to, matau, yra kitas, 500 eurų brangesnis, kažkas prirašyta DI2, nežinau, kas tai yra, galvoju, gerai, bus gerai, nusipirku, surinko, kabinetą, nevažiuoju, dabar visiškai. Tai Vladai, kažkas ten persijungė, gal tavo mikrofas į Bluetooth'ą pasigavo, kad taip kalbėjai ir taip ir dingo. Canyonas, Bandom D2. dabar. Gerai girdisi? O, dabar puikiai. Ok, tai žodžiu, kanjonas D2 surinko, nu ir tiesiog pradėjau aš su juo mint. Ir ten visiškai atsitiktinai gavosi, kad kelių savaičių bėgi, keli, dabar galvoju, kur mes buvom susitikę, bet aš Lauriną Černecką, ten Igną Bečiūną, Karolį Birgilą, visus fakelus čia pažinojau iš autosporto ir taip. Tai kažkaip ten visiškai atsitiktinai sutapo, kad jie nusipirko irgi dviračius. Ir kur mes čia susitikom, aš dabar net neatsimenu. Žodžiu, sako, varom pramint kartu, kažkur praminėm kartu, tada sako, žiūrėk, darom komandą čia, davai. Arba nežinai, gal ten sako iškart, sako, jie tokie normalūs bičiai, sako, varom iškart į varžybas, ką čia galvot. Ir čia buvo gal birželis, tai čia 2 mėnesiai po to, kai nusipirkau dviratį į Šakius. Ir mano žmonos seneliai yra iš Šakių. Tai galvoju, jo, į plentą iš karto. Ta prasme, į Šakių C lygą plento varžybas. Čia 2 mėnesiai nusipirkau dviratį. Dabar dar atsimenu, ten buvo 2 dienų varžybos. Aš apie dienas po finišo nugriuvau, nes vis dar klipsų nemoku išsisekti. Tai va tokiam levelį ten tos varžybos buvo. Tai, bet 4 atvažiavau C lygų ten abiejose. Tai, bet žodžiu, iš karto, sako, varom į varžybas, nuvariau, nu ir jaučiu, kad ten neblogiau važiuojasi visai. Tai jokių ten treniruočių nieko. Ta prasme, minu, man patinka, išvarai lauką, ten valandą pusantros praminė kasdien grubiai ir minu ir viskas. Tai tada, kas čia dar? Tai čia 1 metai buvo. Ta prasme, tai jau komanda tada atsirado fakelų, bet žinai, ten visų to komandai mes tokie, okei, man gerai sekėsi, buvau stipresnis gal truputėlį. Tada atsimenu, jau pradėjau YouTube'us žiūrėti irgi, man patinka daug YouTube'o žiūrėti. Jau kai kažkas man patinka, tada varau YouTube'ą ir ten ieškau informacijos. Tada atsimenu, nusipirkau pedalus, čia gal rugpjūtį buvo, tai va po kokių, čia kiek, 5 mėnesių nusipirkau pedalus Power Meterio. Tada galvojau, okei, čia vatai, man skaičiai labai patinka ir man, tai jo, man patinka kažkokį, taip sekt, matuot kažką, nusipirkau pedalus, pasidariau FTP testą. Jo, tai mano tada pirmas iš karto FTP buvo apie 3,2 gal 3 tram, bet aš svėriau, čia irgi įdomu gal, aš dabar svėriu kokius 8,2, 8,3, sezono metu svėriu vasarą apie 8. Tad aš kai pradėjau mint, aš svėriau 105. Tu 105? Netrodo? Jo. Kad svertum anksčiau. Jo, tai čia dabar jau daug kas įpratė, kad aš taip atrodau, bet prieš 5 metus aš buvau toksai stambesnis. Ir čia mano normalus, prasme, univerė aš buvau gan kūdas ir klavau aš, tada grįžau iš univero, nukirtau sportą ir labai greit užaugo tas svoris. Ir tada tiek ir svėriau visą laiką. Tai žodžiu, pasidariau FTP testą, tai tų vatų kaip ir nemažai, bet aš svėriau daug. O tie vatai 1,92. Tai tų vatų pakilo nuo tada, bet aišku, didesni geinsai buvo iš to, kad svoris nukrito, nes žinai, jeigu svoris nukrenta nuo 105 iki dabar 8, tai žodžiu, pradžioje aš pats tiesiog treniravausi, atėjo žiema, nusipirkau namie treniruoklį vahų, Zwiftą įsirašiau ir tiesiog programą, kažkokią Zwifto ten dariau programą, viskas, bet visą laiką Zwiftas, intervalai,
Kas antrą dieną ten būdavo grubiai intervalai Z2. Ir aš taip visą laiką ir treniravausi per visą žiemą, tada visus 21 metus, irgi kai laukia mindavau, lygiai tas pats būdavo. Tarsi, ko aš tada dar nežinau ir nesupratau, kad yra toks dalykas, kaip kad, žodžiu, visi dviratininkai dabar žiemą tu ramiai mini, bazę renki, salė, tada nieko pas mane tokio nebuvo. Tada buvo 2 metai iš eilės, non-stop, zona šitie Z2 intervalai, nes niekas nepasakė man tada, kad to nereikia daryti. Bet tada, nu ir jo, ten varžybos truputėlį, kažkokios blokados, tada atsirado gravelį nusipirkau, MTB dviratį ir čia vis daugiau ir daugiau kažko vis mindavau ir nu, neblogai sekėsi. Ir tada, bet sakyčiau, tikrai didelis lūžis buvo, kai 22 metų gale aš pas Venantą pradėjau treniruotis, tai jau čia prieš 2,5 metų. Tai aš dabar minu beveik 5 metus, grubiai apie 2 metus miniau vienas, treniravausi ir viską galvojau, ką ten daryti iš Reddito ir YouTube'o, o tada 2,5 metų pas Venantą. Tai Venantas tikrai labai daug davė, paaiškino apskritai, kai veikia žmogaus organizmas, sezoniškumas kažkoks, treniravimosi principai. Čia jisai tiek labai daug man paaiškino apie kaip organizmas veikia ir ką treniruotis, kodėl treniruotis, kokios zonos yra, tiek ir apskritai apie lenktynės, taktiką, tai labai daug Venantas davė ir papasakojo ir šiaip rezultatai, aš sakyčiau, irgi mano reikšmingai pagerėjo bestreniruojant su Venantu ir vien iš to, kad taisyklingai treniruotis pradėjau, mitybą kažkokią žiūrėtis pradėjau, vitaminus čia kažkokius pageriu, kas čia dar, elektrolitų, tai aš prieš pradėdamas mint pas Venantą, jokių elektrolitų nieko, ta prasme, išvis nieko, tai Venantas tikrai daug davė. Nu ir jo, taip iš tokio, kaip čia mes su Venantas sakė, koks tas žodis buvo. Nu, bet ten grubiai žodžiu, iš molio iš čiainiko kažkas į tokį jau biškį sportininką padarė mane, tai šiaip labai smagu. Ir čia daug mažiau, nes dabar perėjau į kolibrius, čia biškį užbėgu už akių ir aišku, žinai, kolibrių vadas yra Eimantas, man Eimantas patinka ir kaip sportininkas, ir jo požiūris į sportą, tai čia ilgai aš jau mačiau, gal reiktų perėti į kolibrius, bet, žodžiu, galų nusprendžiau perėti ir galvojau, tai ką dabar daryti su treneriu, nes Eimantas irgi patreniruoja žmonės ir, bet galų nusprendžiau, reikia bandyti gyvenime dalykus, tai pabandysiu pas Eimantą pastreniruoti, labai įdomu, kaip jisai ką daro ir ką iš jais pasisemt, bet, čia sunku man buvo irgi perėti pas Eimantą, nes, pas Venantą man viskas patiko, rezultatai irgi super, tai kam kažką keis, bet galvoju, pabandom, žiūrėsim. Tai nice. Čia taip sušovė tiek daug info, kad... Daug, jo. Tai gal kažką iškonstruosim, nes dabar toks taip pavarei, kad aš taip galvoju, aš tam etapė, kur važiavau, dabar net pasižiūrėjau šakiuose, aš B lygoje važiavau su 110 kg. Jo, tai tai panašiai svėrėm, žinot. O tai tau svoris taip dropino per metus ar kada? Jo, aš manau, kad jisai per kokius metus, realiai, žinok, nieko nedarant. Tos mitybos nekeitė, įpročių nekeitė, tiesiog daug minė. Ne. Jo, tiesiog daug miniau. Dabar mitybą aš pakeitęs biškį įpročius, nes šiaip aš daug labai, aš mėgstu, man patinka picos, burgeriai ir saldainiai. Tai esu toksai, tai dabar picų burgerių yra stipriai sumažėję ir saldainių stipriai sumažėję. Jų nėra, kad jų yra ir picų ir burgerių saldainių, bet jų tikrai gerokai yra sumažėję. Ir prisižiūriu. Sakyčiau, per tuos pirmus per metus man svoris nukrito nuo kokių 105 iki 85 ir taip, ir viskas. Paskutinius kokius čia 4, gerai, 3-4, tai toks svoris ir laikosi. Ir sakyčiau, ta riba dabar nebereikia man, bet aš, jeigu daug sportuoju, tai man nereikia nieko daryti, kad tas svoris toks ir laikytųsi. Jo, dabar dabar prieš Epiką, iki balandžio noriu nusimesti iki 8, nes ten vis tiek kalnų bus daug, tai iki 8, tai jau, dabar stengiuosi darbo dienom iš vis nevalgyti saldainių. Tai gerai, vieną sausainį dieną suvalgau kokį, bet reikia padirbti jau, kad nukristų iki 8.
Bet va, 8-3, 8-4 ramu. O tai gerai, žiūrėk, tada tu dabar daug turi mytų, daug dirbi. Tu turi ten kažkokį, ten, nežinau, tos įmonės yra, kur tau ten sudeda ten visą dienos. O, jo. Jo, tai aš valgau tokį City Rush, tai čia ir yra. Man kiekvieną dieną jie atveža maistą prie durų. Tų įmonių daug yra skirtingų. Tai aš dabar juos valgau jau non-stop kokius 3 metus. Bet aš juos pagrindę pradėjau valgyti dėl to, kad čia irgi, jo, mano žmona gydytoja ir jinai mane įkalbino, sako, tu žiauriai daug sportuoji, o valgai visišką šūdą. Tai taip sako, negalima. Tai gerai, kad tas svoris nukrito, viskas gerai, valgant ir pizzas, ir burgerius, bet žmonės sako, tau kažkas pareis, jeigu nevalgysi normaliai. Tai tada su tokį idėją aš pradėjau valgyti City Rush'ą, bandžiau aš ten ir kelis skirtingus, bet apsistojau ties City Rush'u. Valgau City Rush'ą vien todėl, kad aš žinau, kad aš gaunu ten pakankamai, ir dar aš su jais ten esu paprašęs jų tokį man specialų planą jie padarė, kur būtent dar daugiau baltymų. Bet į daugiau baltymų aš pasivičinau irgi, čia prieš kokį gerą pusmetį. Iki tol tiesiog standartiniai planai buvo, kur aš žinau, kad aš valgau subalansuotą maistą, man nereikia sugalvos, man patinka toksai junk foodas, bet tuo pačiu metu aš ir nesu labai išrankus, aš galiu valgyti iš tikrųjų beleką, svarbu greitai, tai Rush'as visiškai tikina mano visas varneles. Aš žinau, kad aš sveikai pavalgau, galiu greitai pavalgyti, įsikišiu mikrobangę, sušyla, per 10 minučių aš tikrai suvalgau ir eini vėl kažko daryti. Bet savaitgaliais tai pasileidžiu plaukus vis tiek. Picos, burgeriai, tai O alkoholio nevartoji? Nedaug. Manau, kad jeigu nuvarom su žmona į kokį ten restoraną ar kažkur pavakariniauti, tai išgeriu kokį kokteilį ir būna, manau, kad per metus kokie, gal 3-4 baliai. Tokie su draugais, kur, jeigu būna kažkokia proga, tada būna didesnis balius. Bet šiaip daugiau tai ne, nes, vis tiek, labai svarbu sporte yra ta disciplina, tvarka ir miegas. Ir aš, ta prasme, aš suprantu, kiek tas alkoholis brangiai man kainuoja šitais dalykais. Aš žinau, kad jeigu išgeriu daugiau negu ten kokį porą kokteilių, tai viskas. Aš žinau, kad aš prašiau miegosiu, kitą dieną, ta prasme, tai daug kas griūna tada, jau sporte jaučiasi, tai tada labiau arba jau susiplanuoji, kad čia bus didelis balius ir kitą dieną tikrai nereiks sportuoti, arba tada geriau iš vis beveik negerti, nes toksai, tai sakyčiau, tas alkoholis arba labai, tarsi retai, arba labai nedaug tada, tokia tvarka maždaug mano galvoje. Aš rašausi formulę dabar čia, žinai, alkoholis ne, maistas subalansuotas. Subalansuotas tai reiškia picos tik savaitgalis. Ta prasme, savaitgalį be picos nebūna. Po raido, pavyzdžiui, ne? Tai va, aš žinai, savo taip ir pateisinu, aš savaitgalį stengiuosi ilgesnius raidus darytis, tada, jeigu paėmė ten 3-4 valandas, tai žinai, kad išdeginai kokius 3000 kalorijų, tai ta pizza su 1000-1500 kalorijų labai jau neskaudėsi ir tada jau pasidžiaugiu užsitarnavęs. Geras. Užsirašau, toliau formulę bandysim išrišti. Turiu daug čia klausimų, dabar prisirašiau iš viso to. Gal šokinėsim per temas, nepykit jau kas, kaip sakoma, bet tą fakelai kolibriai paminėjai, ne, kad brendo. Bet dar tada grįžtant vėlgi, dar vieną žingsnį atgal, Venantą tik pajungiai po 2,5 metų. O kodėl nedarai taip kaip ralį, nes girdėjau ralį, kad labai protingai padarai mano galvą. Patyrusi žmogui. Tai čia geras klausimas ir atsakymas yra, kad ralyje kažkaip man ralis labiau asocijuojasi su varžybom. Ir ralis pagrindė, ralyje mažai treniruočių, ten daugiau yra varžybos. Tai ten varai siekdamas rezultato. Tai iš karto kažkoks planas buvo gerai, aš sieksiu rezultato, reikia su treneriu tvarkingai, sistemingai dirbti. Dviračiai mano galvoje ilgai buvo ir vis dar yra ir aš stengiuosi išlaikyti tą balansą, kad man tai nebūtų vien dėl rezultato. Man labai patinka ir pats, man kiekvieną dieną minant, man smagu mint, man patinka mint. Aš nesitreniruoju dviračiuose tik dėl varžybų. Ir aš labai, su raliu buvau perdegęs kažkurio metu, buvau per daug tų ralių, rezultatai irgi ten nebuvo patys, tarsi nepasiekiau tų tikslų gal taip greitai, kurių norėjau. Tada ten, žinai, avarijos,
nesinori, tai žodžiu, ralio, sakyčiau, kažkurio metu buvo per daug. Tai su dviračiais labai irgi stengiausi ir vis dar stengiuosi išlaikyti tokią ribą, kur man patinka varžybos, aš noriu stengtis, aš noriu laimėtose varžybose, bet man tai nėra būtinybė laimėtose varžybose. Ir žinai, man buvo ilgai psichologinis barjeras susirasti trenerį, nes jeigu aš galvojau taip, jeigu nueisiu pas trenerį, tai treneris natūraliai ir pats save tada pušinsiu čia ruoštis varžybom, prasidės rezultatų siekimas, liūdėsiu, jeigu nepasieksiu rezultatų ir čia, žinai, toksai labai baisu buvo, labai baisu buvo iššokti tą užburtą ratą, kuriame jau buvau su raliu ir aš norėjau, kad man dviračiai liktų toksai malonumas, kur ir kol kas visai, sakyčiau, sėkmingai man tai sekasi, kur aš treniruojuosi, bet man vis dar patinka visas sportas ir viskas, ką darau kasdien. Man, jeigu aš nuvaru į varžybas, aš neturiu ten didelių lūkesčių, bet aš tikrai stengiuosi ir atiduodu save visą. Ir jeigu rezultatų gero tose varžybose nebūna, aš kol kas vis tiek vis dar neliūčiu. Tai sakyčiau, kol kas labai džiaugiuosi, kad išlaikiau tą tokį balansą. Jo, ir čia atsakymas, kodėl nebuvo ilgai trenerio, nes man asocijavosi treneris, kad būtinai reiks iššokti tą tokį užburtą ratą, kur nėra rezultatų, man liūdna, nebenorėsiu mint. Treneris rašo, kodėl nemyniai, buvo parašyta mint, o tu ten darbas, dar kažkas. Jo, bet man tokio nebūna, žinok. Tarsi, aš minu labiau dėl varžybų. Man tik tai toks, aš sakyčiau, kad praleidžiu dviračių treniruotę, čia gan retas dalykas ir jau labai aiški priežastis būna. Ir ta aiški priežastis tai būna, aš fiziškai negalėjau, nes buvau kažkur iškeliavęs, o daugiau aš nepraleidinėjau treniruočių realiai. Tai man labiau buvo toks tik psichologinis dėl pačių varžybų, kad, žinai, ir nes čia visiškai normalu, vienantas irgi, nu tai okei, kokie tavo tikslai, kokios kitos varžybos, kokie tikslai tose varžybose, tai kaip čia tave kiek ruošti. Ir aš sakau, blemba, nu nėra man tikslo tom varžybom. Man smagu turi būti tose varžybose, aš noriu performinti kuo geriau ir sakau, va, galiu sportui skirti ateinančius mėnesius dabar 10 valandų per savaitę. Nu tai tiek ir būna to sporto, o jau tie tikslai, kaip bus ten, tai bus rezultatai. Ok, bet tu ten, vat mano dar klausimas, ne, aš irgi esu sportavęs pas Šertvidį, Guriškį. Savaitės planą jūs ten sekmai apsirašot ar kaip? Ne, man vienatas planą padėlioja grubiai mėnesio pradžio. Aš jam pasakau tą mėnesį, va, kurias dienas, kur būsiu tikrai iškeliavęs. Ir jis man padėlioja tą planą grubiai visam mėnesiui, bet to mėnesio eigoje kažkurias dienas aš pasikeitinėjau. Ten, pavyzdžiui, tai jisai man ir, žinai, nes aš dažniausiai mėnesį priekį žinau, kad aš būsiu iškeliavęs ir kur man bus kažkas svarbaus, kur aš negalėsiu mint. Ir viskas, toliau aš laikausi to plano ir viskas. Supratau, tai stebinate, bet man vėlgi plano laikymasis. Tu ralio čempionas, 24 sveikinimai. Ačiū, bet dar kartą sveikinimai. Tai yra kosmosas. Aš kodėl man kosmosas rodo, nes tu suderinai tokius. Ok, abu tie sportai yra techniški, yra involved, ne, mašina ir dviratis. Yra kartais sugenda ir mašina, kartais ir dviratis sugenda. Bet tu link to įėjai daug, ne, metų, bet irgi kaip tingai, link ralio čia. Aš ralio 8 metus gal dabar jau. Man klausimas, ralis vyksta, tu man nepataisyk, nes aš tikrai nežinau, kaip Lietuvos etapuose, bet 5, 6 sekmai ar tik tai 6 sekmai, kaip? Labiau ketvirtadienį, 5, 6. Dažniausiai va toks formatas. Nes ketvirtadienį būna 3 dienos, jo. Tai žinok, aš imu dviratį į ralius. Tai aš noriu klausti, ką tu ten darai, papasakok. Tai mano galvoje tokia taisyklė yra, kad maks 2 dienos nuo dviračio yra dar toleruotina, 3 dienos be dviračio jau yra, nu jau... Jeigu aš ruošiuosi kažkam ir noriu būti formoje, 3 dienų be dviračio mano galvoje kaip ir nebegali būti. Tai imu dviratį varžybos, bet tai žodžiu, mes į varžybas dažniausiai važiuojam ten kokį trečiadienį vakare, tai aš dviratį bagažinę ir aš jį pasiemu realiai tik tam, kad aš praminčiau jo ketvirtadienį. Tai čia taip ir gaunasi, jo ketvirtadienį ketvirtadienis būna tokia laisvesnė diena dažniausiai, arba testai ten kažkas tokio, tai aš ketvirtadienį arba dienos
ryte arba vakarės tų dviračių praminu, kokį tarp valandos pusantros ir dažniausiai intervalų kokių duodi, kad apsikrautum ir nesijaustum, kad čia išvaistytas dienas. Ir tada penktadienis, šeštadienis būna be dviračio. Tu turi tą dviratį, bet ten jau fiziškai nėra laiko minti jį. Tai pasiemi tą dviratį į ralį tiesiog, kad ketvirtadienį pramintum. Penktadienį, šeštadienį ralis, grįžti šeštadienį vėlai vakare namo ir sekmadienį tada jau dedi ilgą raidą, nes sąžinė graužia, kad čia 2 dienas nemyniau. Nu ir manau pats, žinai, kad dviratį labai 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 svarbu tas consistency. Tik pasidarai kažkokią pertrauką, viskas. Tai todėl, žinai, tai lietuviški raliai yra 2-3 dienos. Europos ralių čempionatas, nes man patinka ralis, aš norėčiau važiuoti į Europos čempionato kartais etapus nuvažiuoti, tai ten 5 dienos ir turi rinktis čia jau. Jeigu nori kažko siekti dviračiuose, nebegali važiuoti taip toli kažkur, nes viskas. Jeigu tai yra sezono metu, tu 5 dienas be dviračio pabūni, tai tau reikia minimum 2 savaičių, kad sugrįžtum ten, kur buvai prieš tas 5 dienas. Tai va, dabar aš žinau, kad kada čia. Nu gerai, tai va, gerai, kad tai aš dabar nieko didelio iki balandžio, jokių renginių, konferencijų, mažą ralį turiu už 2 savaičių, jeigu neištirps sniegas. Rokiški bus žiemos ralis, toksai sprintas. Jo, bet čia ne čempionatas, ralio sprinto čempionatas, kaip B lygos. Bet ten, kas, tarsi, kaip čia, A lygos lenktyninkai vis tiek atvažiuoja tą B lygos ralį, labiau pastreniruoti. Jie ten neįskaito įvažiuoja, bet man patinka žiemos raliai. Tai galvoju, varysiu ir aš. Tai ten čia bus grubiai 2 dienų ralis, tai gerai, galiu sau leisti, tiek laiko dabar nemint, nes dabar mano planas čia 2-3 mėnesius intensyviai ruoštis tom Kroatijos varžybom, nes dažnai varom su Eimu, noriu padaryti iš savo pusės viską, ką galiu, tai kad žinai, tai ruošiuosi, o po to žinau, kad, pavyzdžiui, balandžio gale aš varysiu į konferenciją, į Dubajų savaitėj, tai aš jau žinau, kad aš imsiu dviratį į tą konferenciją. Ir nes kitaip, tai čia ką? Varžybų pasiruoš. Jo, aš turiu dviračio dėžę, žinok, čia viskas. Aš jau esu išmokęs, dviratį dėžę susipakuoju per pusvalandį, išsipakuoju per 15 minučių ir dabar daug kur. Aš jeigu skrendu kažkur 3-4 dienom, aš imu dviratį, nes kitaip negali. Ta prasme, tai čia yra ta disciplina, kur, jeigu tu nori kažko pasiekti, tai turi planą ir aš žinau, kad nepasimsi to dviračio 3-4 dienom. Tai dabar, gerai, čia užbėgu iš akių biškį, bet mano žmona dabar iškeliavo į Londoną gan ilgam laikui, tai čia šį savaitgalį mes kartu su ja nuskridom į Londoną, aš nusiskridau, pas ją Londone palikau dviratį vieną savo gravelį, kurio nenaudoju tokį senesnį, tam, kad aš kai pas ją nuskrisiu, o skrisiu tik savaitgaliais, kas kažkiek laiko, tai aš žinau, kad nuskrisiu ir aš turėsiu tenai mint, nes jeigu nuskrisiu ir visą savaitgalį, kai pas ją nuskrendu, jeigu aš neminsiu, tai blemas skamba žiauriai, aš pats pasakoju, žinai, ir čia toksai... Aš klausau irgi. Jo, bet žinai, tai čia tokia to kaina. Iš vienos pusės man norėjosi, kad dviračiai būtų hobis, ne? Čia dabar aš pats pasakoju ir klausau, blema toličiau nuo hobio, bet man patinka, man patinka tokia tvarka, kur ir tas man dviračio minimas ir ta tvarka man duoda tokios atspirties ir rutinai, kur aš žinau, kad aš minu rytais visą laiką. Aš atsikeliu anksti ryte, aš praminu tas 2 valandas ir tada varau į darbą, padirbi. Tai žodžiu, man dviračiai ir rutina, disciplina, man yra svarbu gyvenimo, tokia tvarka ir tokia atspirtis, tai kai aš žinau, kad aš viską susiplanuoju, tai žodžiu, tokia, šiaip skamba žiauriai dabar šitą, ką pasakoju su dviračiais, bet man to reikia, ta prasme, man tai padeda tada kažkur ir kitur pasiekti tikslų, aš žinau, kad, čia žinai, čia turbūt atsispindi daug kur, dviračiuose, darbe irgi kažkokie tikslai, planai, daug dirbi, stengiasi, neužleidi nieko, nes, žinai, užleidi, pameti, ir viskas, nuplaukia. Tas pats ir su dviračiais. Tai čia man smagu važiuoti su A lyga dviračiais ir ten kažką gero padaryti, o kad tai padarytum, turi consistently dirbti ir nepleisto. Čia gerai papasakai ir taip pačiam netgi, tas iš šono biški. Supratai, bet man irgi patinka tas, kad yra planas, planas darbe, planas versle, planas
sporte, dviračiuos, ralyje, whatever. Jo. Nes kartais būna, aš irgi užsirašau, norėčiau B lygoj ten gerai kažką suvažiuoti, bet taip, žinai, neužsirašai nieko ir tu norėčiau. Tai atsigulė ant kito šono, kitą dieną, jau gal ne taip noriu, žinai. Tai va, bet čia, žinok, čia labai svarbu savo atsisakyti, kiek tu nori, nes čia visi gali viską pasiekti, klausimas, kiek tu pasiryžęsi dėl to savęs atiduoti. Ir, ir jo. Bet čia, žinai, kas pas tavę skamba man, kad tu kažko nepaukoji dėl to, žinai. Kol kas gerai, vaikų neturit, čia, žinai, excuses, aš turiu vaikų, 2 vaikus, bet kiti, Tatjana, linkėjimai, su 3 vaikais ten jinai važiuoja ir vyras važiavo ten, abu A lygoje, tarkim, važiavo, tai čia nėra, kai tu susiplanuoji, čia yra viskas tavo plane ir tavo nori, nenori. Jo, tai, žinai, gal pas mane mažai tų, čia, ką aiškiai nepaukoju, jo, gal atrodo, kad jau, taip, gal ir nemažai visko spėjau ir gan kokybiškai padaryti, bet kažką paukoju vis tiek, žinai, to tokio, čia gaunas tokio, žmogui vis tiek reikia laisvo laiko, tiesiog pačilinti ir nieko paveikti. Tai pas mane tokio yra jo, bet nėra labai daug. Tada būna, žinai, daug kas, tiesiog iškrenta kažkokių random idėjų, kažkur nuvaryti su draugais, kažkur savaitgaliui, dar ten vakare kažkur išlėkti kokį barą. Pas mane tokių mažai yra, nes, negaliu. Tai žinai, čia aukoju tokius dalykus, kur jeigu turi kažkokių planų tikslų, tai dabar vasario ir kovo, tai sakyčiau, vasaris, kovas, savaitgalį visi suplanuoti, ką aš kada veiksiu ir kur keliausiu, tai tada iškrenta planas, kažkur kažkas pasiūlo nulėkti. Norėčiau, bet negaliu, nes jau yra aiškus planas. Tai kažką aukoju spontaniškus tokius kažkokius smagius eventus. Jo. Jo. Nes tu man pataisyk dabar čia tas sprint rally ir winter rally čia ne tas pats, ne? Ne tas pats. Winter rally nebevyksta Lietuvoje, nes Lietuvoje prasta situacija Lietuvoje su žiemos ralliais, nes ta žiema labai neprognozuojama. Nežinai, organizuoti rally yra, tai vykdavo tie winter rally, čia vieni smagiausių Lietuvoje ralių būdavo, bet problema, kad kai atšilo žiemos, porą kartų iš eilės organizatoriai turėjo atšauktą rally ir vis tiek tai didelis nuostolis finansinis jiem ir sako, neprognozuojamos tos žiemos Lietuvoje, tai tų ralių retai dabar jau Lietuvoje žiemą būna. Ok, supratau. Nes tikrai būdavo, visi sakė, nulėk, taip ir nenulėkiau ir pasibaigė. Jo. Nes aš irgi nepatikėsi, esu senas fanas ralio, blemba. Yes. Žinai, šitas irgi ta karta, kur atsirado VRC, Colin McRae Rally 2.0. Ir mes su draugu, nežinau, ten gyvenom viens pas kitą, performinom ten segmentus, ten, žodžiu, long story short. Taip. Ten yra kosmosas, man tas žaidimas, nežinau, iki dabar aš ten įsijungiu prie tą patį YouTube, pasižiūrėti, žinai, prisiminti tos. Žaidės? Jo. Pirmas klausimas, bet turbūt. Jo, aš žaidęs Colin McRae Rally 4, šitą daug pražaidęs esu. Gal ralių daugiau, ar ne? Colin McRae Rally 4. Tu jaunesnis, atsiprašau, nes aš matai senas, jau pas tave įmonė negalėčiau dirbti, nes jau virš 40, žinai. Dabar galvoju, žinok, ne, turim vieną žmogų turim, kuriam virškiam. Supratau. Bet tai man tas žaidimas taip įstrigęs, kad aš ten semdavau viską, žinai, bet kokius YouTube video ten iš to čempionato, man tas čempionatas ten, kai, žinai, Ford Focus, Subaru, Impreza, Mitsubishi Lancer, nežinau, kokios ten evoliucijos, neklausiu, neatsakysiu, bet aš norėjau būti ten, žinai, ir patirti, kai pravažiuoja tos ilgesnės mašinos, nes dabar viską taip suspaudė. Taip. Kad poliukai ten tie laksto, bet nuvažiavau, čia buvo Druskininkas, nuvažiavau, man ten žaptai atsivėrė, kai važiuoja pirmi ten tie VRC, kurie ten jau, nežinau, kiek ten kainuoja. Ir kai važiuoja tas su Mitsubishi, ten, nežinau, 7, 8, kaip čia lėtai važiuoja? Jo. Ką noriu pasakyti iš viso, aš fanas, tai, žodžiu, man klausimas, žiūrėk, tokiem kaip aš keistiem žmonėm, kas gali pravežti ralyje šalia? Sakė, labai geras efektas, kai praveža ralistas, nesvarbu, ten gera mašina, prasta, tiesiog sakė šonė, žinai, pasėdi, Sutinku. Miškelį biškį pavežioja. Jo, čia žinok, kad turiu tokį draugą ralistą, Justas Simaška.
Jisai, aš to galėsiu po to atsiųsti. Bet jisai turi tokį, kaip čia, dabar jau suminuot, kiek kainuoja tas dalykas. Nes šiaip, nu, ralis yra brangus sportas, tai čia gal ta suma atrodys nemaža, bet man atrodo 105 eurų gal kainuoja, jisai su Mitsubishiu praveža. Tada jisai, ta prasme, jisai organizuoja tos, čia vadinasi, rally taksi. O, esu girdėjęs. Jaučiu, gal kiekvienam net rally Lietuvoje būna, kur nusipirki iš anksto va, tą susimoki 105 eurų ir da atvarai kažkur. Realiai dažniausiai atvaro žmonės žiūrėti ralio ir kažkur šone jisai organizuoja savo tą, kur yra tvarkaraštis, atvaro žmonės ir jis juos praveža. Tai šiaip tai, nu žinok, tikrai rekomenduoju. Tarsi, ir šiaip šone sėdėti yra žiauriai baisu. Aš gyvenime ralį šone sėdėjęs per tokias testus ar treniruotės, gal tik kokius 3 kartus, nu žiauriai baisu šone sėdėti. Tai šiaip tai rekomenduoju, Justas šiaip, geras vairuotojas tikrai greitai praveš ir ten, kai tu nesi važiavęs ralyje, nėra labai svarbu, žinok, nei su kokia mašina, nei kokiam lygiai, nes nuneš stogą vis tiek, tai rekomenduoju. O gal įdėsim, atsiųsi linką, įdėsim į aprašymą. Atsiųsiu, jo. Nes, wow, užsirašau 105 eurų pataupyti pinigėlį. Man atrodo 100, bijau, bet man atrodo, kad... Nu, bet žodžiu, tam linkė rasim, pasižiūrėsiu ir aš pats, nes čia yra mano sena svajonė. Vairuoti nereikia, nes ačiū, nenoriu į medžius įsipaišyti, arba tiesiog nemoki, whatever. Bet tai kas yra tau iš ralio ir tada iš dviračių Jordanas ar buvęs, gautas, pats geriausias lenktynininkas iš ralio ir esamas dabar, tarkim. Iš ralio ir iš dviračių, jeigu taip. Ok, ralis. Nu gerai, esamas tai Tanakas. Tarsi čia vis tiek, Tanakas yra buvęs tapo pasaulio čempionu, man atrodo, 2020 gal. Tai žodžiu, Estas, tai man patinka Tanakas. Tai čia esamas. O šiaip tai, žinok, aš gal labai nesekdavau vaikystėje net to ralio taip stipriai, kad aš VRC būčiau sekęs. Bet, Loebas, man gal, jeigu reiktų kažką rinktis, sakyčiau Loebas, nes, bičas važiavo ralį, kosminiam lygiai, dabar važiuoja Dakarą. Dakaro nelaimėjęs, jisai daug ką važiavo, daug ką daro, vairuoja žiauriai gerai. Ir čia tas faktas, kad čia, žinai, jisai prieš 2 ar 3 metus galvoju, kurį šią metais. Prieš 2 ar 3 metus laimėjo, atvarė į tiesiog M-Sportas, pasamdė kaip vairuotoją, su nauja mašina tuo metu M-Sporto Fordu Monte Carlo ralį pralieka. Tai bičas tiesiai iš Dakaro skrido į Monte Carlo ralį, dieną mažiau, man atrodo, turėjo susirašyti greičio ruožus negu kiti ir vis tiek bičas laimėjo. Tarsime, čia yra, o bičai kempis. Jo, tai sakyčiau, iš senesnių Loebas, dabar Tanakas. O tai dabar gal galimybę persimės su Loebu? Dakare, čia davrasi, žinok, labai skirtingos lygiai. Čia, žinai, kaip įsivaizduok, aš būčiau, Eimantas, kas yra Lietuvos top ir tada tai turėjai čia galimybę su Pogačaru persimės. Kas iš to, kad čia tose pačiose varžybose varė? Ne, persimės žodžiu tiesiog. Turiu, žinok, šiaip labai, aš gėdėjusi žmonių prašyti nusifotkint kartu. Aš niekada ir neprašau niekada gyvenime. Žiūrėk, tai aš niekad neprašau. Bet pernai Dakare einam mes kartu, pernai mes su Benediktu, kai varėm, einam iš valgyklos tenai su Benediktu ir sakau, Loebas eina. Norėčiau fotkę su juo, bet aš tai neįsiu ir neprašysiu. Benas sako, palauk, tiesiog nueina ir sako, gal gali su nusifotkinti, aš toks, Tai žodžiu, mūsų Loebu Benediktas nufotkinu, tai turiu fotkę su Loebu. Tai jo, turiu. Čia, aš manau, žinok, jaučiu gyvenime neturiu dar su nieko fotkės, kur būčiau prašęs nusifotkinti pats, nes ir čia ne pats paprašiau, nes negaliu tiesiog, bet turiu fotkę su Loebu. Tai čia, sakyčiau, Loebas yra mano gautas turbūt. Geras, bet ir dar kiek jam dabar metų, vis dar važiuoja kažkur. Gal apie PEM, gal KEM 8, KEM 9, gal kažkas tokio, netoli PEM tikrai. Bet dėl ko klausi, nes, dėl ko sakau, blemba, reakcijos laikas tai sulėtė vis tiek pas. Jo, reakcijos, ir ypač rally, tas reakcijos laikas yra labai svarbus ir reikalingas. Jo, nes Dakare nes Dakare tau reikia patirti, ten reakcijos irgi tikrai reikia, bet Dakarą, žinai, pernai laimėjo Carlosas Sainzas. Jam, man atrodo, apie 5 buvo, tai čia irgi parodo, bet still bičas turi ir kosminę reakciją vis dar, bet Dakare ir patirties daug reikia. Tai, bet kad ralį laimėt, būnant
kai tau 5 metų, kai visi kiti ten dabar, ta prasme, rally, VRC lygi, amžiaus vidurkis dabar vairuotojų bus kokie, nu, tram 2 galva kažkas, nu jauni bičiai, gan jauni bičiai. Tai Bet šitas sportas irgi atjaunėjo, nei anksčiau buvo, kad iš patirties važiuodavo, ar tai vis tiek Jo, yra atjaunėjo. 30 mečių toksai. Atjaunėjo, ta prasme, čia, žinai, čia turbūt tas pats, kas vyksta dviračiuose, vis jaunesni, nes, žinai, nuo mažens, kuo toliau, tuo labiau vaikus nuo mažens į link profesionalaus sporto veda, tai tas pats ralyje, va, paskutinius, gerai, pernai 24 metais Rovampera, toks Kalė Rovampera nevažiavo pilno sezono, bet 23-22 metais pasaulio ralio čempionu patapo bičias, kuriam buvo 2-2, 2-3 kažkas va tokiuose, kur seniau tai yra būdavo, nes raliai irgi, tau reikia daug laiko, kad tu perprastum viską, stenogramą, viską, bet va, bičias sėdo ir važiavo ralyje nuo 10 metų, nuo 10 metų. Tai, žinai, metų stil daug užtrunka, kad pasiektum tą lygį, bet tiesiog, kai kuo jauniau pradedi, tuo tau kažkaip giliau sulenda tie visi refleksai ir viskas. Tas pats, žinai, ir dviračiuose matosi, va dabar pažiūri Pogį, Vingegardą, tai tas pats ir ten. Žiauru, žinai, tai čia, aš nesuprantu, žinai, kaip Hebra sportuoja ir tau yra 23 metai ir tu tai pasižiūri į Pogį ir tu toksai, žinai, galvoji, tai ką man jau, tai, viskas, pabaig, nes vėl yra brendimas į krepšinį, pavyzdžiui, irgi tai kiti šauna tik tai nuo 23, o Lebronas nuo 18 ten, žinai, daužė lankus NBA finaluose. Finaluose nebuvo, nesąmonė aš neku, bet anyway, žinai, tu toks pradedi lygintis, jeigu tu lyginsi su tais ekstremumais, tai čia tada gali, podcastą gali uždaryti, nes, čia aš pradėsiu lyginti su kažkokiu podcastu, Vipsus ir dar kažką, tai yra nesąmonė vėlgi, kaip tu, pavyzdžiui, pats versle ar kažkur kitur, kaip tu išvengi to lyginimuose, kad, biškį nori apšauti. Tai aš nenoriu apšauti, tarsi, aišku, kažkiek gal noriu, bet tuo pačiu ir ne, nes čia labai svarbu ir, žinai, tas pats ir, sakau, aš šitą turėjau tokį ralyje, bet, žinai, versle irgi, sakyčiau, gan panašu ir, žinai, versle, tai apie ką yra verslas, tai gali sakyti, noris uždirbti pinigų, viso pasaulio pinigų neuždirbsi, bet tai natūraliai tu irgi kažkokią konkurenciją lyginėsi, kaip čia kam sekasi, bet, sakyčiau, stipriai dirbu su galva, kad kuo mažiau visur lyginčiausi su visais ir dabar gan patenkintas esu savo suvokimu, kaip ką vyksta ir viskas stengiuosi daryti tik iš to, kiek man tai patinka. Ir versle taip, reikia uždirbti pinigų, bet jau nebe asmeniam kažkam dalykui, o tiesiog verslo stabilumui, kad galėčiau toliau daryti tai, ką noriu, jeigu yra kažkokių naujų idėjų verslo, kad galėčiau jas bandyti ir įgyvendinti, ar tam pačiam versle, kad kažką investuoti naujo, toliau auginti, daryti, bet tokio lyginimuose, sakyčiau, gan mažai dabar jau likę pas mane galvoj ir į viską stengiuosi žiūrėti per prizmę, kad svarbu man tai patiktų ir kartu, jeigu man tai patinka, kartu su disciplina ir kažkokių rezultatų siekimu, tai gali labai daug ką nuveikti ir pasiekti. Tai, o lyginimasis dažnai privesdavo į tokias negatyves mintis. Tada galvoji, žinai, čia visur gali lygintis, bet taip pat ir versle, čia kažkam geriau kažkas sekasi, kažkam blogiau. Ir, žinai, iš šono tu nematai vidaus, taigi nieko. Jo. Ir, žinai, gal kas skirtumas yra versle dar, kas yra labai rizikinga lygintis, nes reikia suprasti, kad versle yra labai didelis sėkmės faktorius. Tu čia, tai žinai, man daug kas pasisekė, taip, aš daug dirbau, bet kitam gali ir atrodo, kitiem čia dar lengviau viskas gaunasi. Tu supranti, kad tikrai kažką, kaip čia, ne visai taisyklingai Hebra daro ir daug paprasčiau, čia daug lengviau pasiseka viskas. Ir tada, jeigu lyginėsi, galvoji, dviračiuose taip nebūna, nes dviračiuose nebūna tokio įsitikinimų, plius minus. Tai prasme, nebus, kad bičas nedirbdamas, nesitreniruodamas iš niekur atvaro ir aplenkia Gudiškį. Nebus taip. Ta prasme, nebus. O versle tai būna. Užtenka, ta prasme, nes tiesiog gali pasisekti. Ir tada toks lyginimasis dažnai priveda prie to, kad galvoji, tu nežinai, kiek čia kas įdėjo darbo, galvoji, gal pasisekė, o gal ir daug dirbo, tai ar aš durnė,
aš mažiau dirbu. Dabar aš taip galvoju, kas gerai sekasi, nereikia žiūrėti kitus, belė patiktų, belė sektųsi pakankamai gerai, kad čia jaustumėsi saugiai ir galėtum toliau auginti ir daryti, ką nori tam versle. Nu tai panašiai turbūt ir dabar va, gal sakyčiau, daug visai man ir, žinai, daug versle kažkokio tokio požiūrio, nes ir dviračiai davė, nes, žinai, aš irgi esu gan jaunas dar tam versle, aš kiek esu dabar, nu, 12-10 metų, va kažkas tokio. Tai čia, žinai, tos pusė beveik mano karjeros, dabar aš jau dviračius minu 5 metus, tai aš per tos dviračius irgi daug išmokau ir va, tas, nu, man, sakyčiau, daug kur gyvenime duoda ir tas toksai, nes dviračiuose labai aiškiai jaučiasi ir kiek aš priklausęs irgi visokių podcastų, tas sistemingas darbas ir tvarka ir tai va, tas man iš dviračių turbūt visai daug kur ir darbe atsiliepia, kur galvoju, man patinka šitie principai, tai tada ir darbe kažkur pradedi kažko panašum vadovautis, nes čia, žinai, vis tiek viską pakeliui gyvenime mokaisi. Be abejo, nes čia taip, žinai, nebaigiai to univero ir jau viską, žinai, išmokai gyvenimo universitete. Jo. Tu nuvalkiotos frazės būna, bet, nu, tai yra tiesa. O tu baigiai UK, ne, universitetą, koks ten buvo? Cambridge'as, jo, aš mokusi Cambridge'e. Negirdėtas, žinai. Jo. Tai man gerai mokyklai, tiksliai mokslai sekėsi. Taip, tikrai gerai. Čia aš mokusi Vilniaus licėjui. Man labai gerai sekėsi matematika, fizika, informatika. Olimpiadose daug dalyvavau. Tai todėl pavyko įstoti į Cambridge'ą. Ir kai įstojau į Cambridge'ą, tai mano planas ir buvo. Aš galvojau, būsiu inžinierius. Man labai patinka technika. Okay. Ir kaip kas veikia, man patinka skaičiai, tai aš kai įstojau Cambridge'ą, aš tikrai planavau būti inžinierium. Ir man patinka aviacija, aš mokykloje 8 metus lankiau aviamodeliavimo būrelį Žirmūnų 1B, ten tas dabar keitėsi ten pavadinimai kelis kartus, bet Lietuvos mokinių techninės ir informatiko, kažkoks ten centras, žodžiu, Žirmūnas yra toksai, tai ten 8 metus lankiau, tai mano galvojau, stoju inžineriją, man patinka skaičiai, matematika, patinka lėktuvai, aš galvojau, būsiu inžinierius ir konstruosiu lėktuvus. Bet tai išvažiavau į Angliją ir mano draugė, dabar žmona mano jaučiau, daug metų atgal buvo tai liko Lietuvoje, jinai yra gydytoja, jinai liko mokytis medicinos Lietuvoje. Aš mokusi ten 4 metus. Bakalauro su magistro Anglijoje 4 metai yra. Tu mokusi 4 metus, žmonai medicina 6 metai, žmona nenorėjo važiuoti iš Lietuvos niekur ir čia jai sakė, viskas tinka ir patinka labai. Tai galvojau, nu, grįšiu pas ją ir dar paraleliai, nu, aš neturėjau pinigų vaikystėje, mano tėvai yra, kaip, nu, vidutiniai lietuviai, tiesiog, tai žinai, tai norėjusi užsidirbti ekstra kažkokių pinigų, tai aš žaisdavau kompiuterinius žaidimus, tokį vieną žaidimą RuneScape'ą, pardavinėjau to žaidimo goldą. Tiek mokyklos laikais, tiek metai, Vladai. O, tai čia 12-13. Aš išvažiavau 2011. Ir paraleliai panašiu metu ir pradėjau savo verslą. Bet tas verslas buvo, aš tiesiog žaidžiau žaidimą, uždirbdavau tam žaidime pinigus ir juos pardavinėdavau kitiems žmonėms, kad tiesiog turėčiau ekstra pinigų išlaidom savo. Ir čia paraleliai tai po truputėlį vis augo, pradėjau tą RuneScape'o goldą supirkinėti po to iš kitų žmonių pigiau, perpardavinėti brangiau, bet tiesiog, kad ekstra užsidirbčiau pinigų ir savo pinigų turėčiau. Tai tu paprasčiausias, žinai, kas tas ant turgaus, perki iš distributoriaus ir parduodi. Taip, realiai panašiai, žinok, labai ir buvo. Ir tiesiog tai augo universitete čia man būna. Tada aš pasileidau jau savo e-shopą, kur amerikiečiam tada tą RuneScape'o goldą pradėjau pardavinėti. Ir tas verslas, nu, nemažai užaugo ir jau kai baigiau universitetą, tai, žinai, žmona draugė dar tada buvo Lietuvoje. Man verslas neblogai sekasi. Jau tada uždirbau pinigų daugiau negu būčiau uždirbęs, negu dirbdamas inžinierium. Truputėlį daugiau. Ir sekėsi gerai, patiko ir galvoju, nu tai verslas man irgi pasirodė tuo metu įdomu, yra laisvė,
pats darau, ką noriu, pinigų irgi visai uždirbu, tai varau į Lietuvą. Ir tada galvoju, nu, būsiu verslininkas. Bet plano tokio nebuvo. Ir tiesiog tada baigiau universitetą ir pradėjau dirbti jau pilnai prie savo tų verslo ir tiesiog, okei, tai ką čia galiu padaryti daugiau, kiti žaidimai, kaip ten kas veikia ir tiesiog augo ir iki kur Ir esu. užaugo. Ir užaugo, jo. Bet viena pagrindinių priežasčių buvo grįžimų į Lietuvą, kad žmona Lietuvoje tuo metu buvo ir jai čia patiko ir jinai norėjo likti. Tai tas verslas, žodžiu, nebuvo, nes mano tėvai nėra verslininkai, mano mama irgi gydytojo, tėtis IT specialistas, bet samdomi abiejų darbuotojai. Tai tokio neturėjau už plano būti verslininku. Ir žinai ką, aš tau pasakysiu, ir Lietuvoje, nu, nėra tas skatinama ar ugdoma verslumas. Nu, žinai, mokykloje. Jo, čia, taip, žinot, tikrai nėra. Ir aišku, dabar aš daug domiuosi, kas pasaulyje vyksta. Tarsi, aš turbūt priskirčiau savo verslus startupam, bet kad ir kiek čia nuvalkila tokia frazė, bet žinai, Lietuvoje, nu, aš sakyčiau, buvo tokia ir vis dar yra gal kažkiek man asmeniškai tokia stigma, žinai, tokia, kur, nu, tai tas žodis verslininkas man Lietuvoje asocijuojasi su tokiu, spekuliantų, kažkas tokio, kas iš tikrųjų dabar, kai, sakyčiau, visai neblogai suprantu, kaip veikia ekonomika, kokia yra verslo rolė šalyje ir kad verslas nėra blogis ir tai man tai liūdna, kad aš seniau taip galvojau, kad, žinai, verslininkai yra, manau, kad ir pats vaikystėje iš kažkur buvo tokia stigma. Nu, verslininkai, blogi žmonės. Jis slepia mokesčius, turtingi, skriaudžia visus darbuotojus ir tai kažkada ir aš turbūt, kadangi toj pačioj Lietuvoje augau, tai irgi toks natūralus turbūt, žinai, bet kai esi vaikas, nu, tiesiog yra kaip, negalvoju tu daug, kodėl tą kaip galvoji. Tai dabar visiškai kitaip viską mastau ir žiūriu, bet Lietuvoje yra tokia stigma ir neskatina to verslumo, kaip ir sakai. Manau, kad kokioje Amerikoje ir vakarų Europoje, nu, žmonės skatina būti versliais ir aš, ta prasme, nu, smagu, kai kažkas gali kažką kurti. Vis dėlto verslas tai yra kūryba, kur yra finansinė nauda toli gražu ne tik tam žmogui, nes tam žmogui yra tikrai daug ir streso ir rizikų, bet tu kuri darbo vietas, kuri kitiems žmonėms ir ypač, nu, mano tikslas yra, kad mano įmonėse žmonėms patiktų ten dirbti. Tai aš stengiuosi, kad žmonės būtų laimingi, kurie ten dirba, kad jiems patiktų viskas, kad atlyginimai irgi jų būtų competitive ir tai žodžiu. Bet jo, verslas yra, daug verslo yra tikrai ir gero, ir verslas daug gero daro. Jo. Taip, ir tu šeidai visokių tokių verslų čia, žinai. Tai aišku, yra visokių, bet nėra juoda balta visur, žinai. Taip. Bet bendrai paėmus, jo, gal einant laikui keičiasi Lietuvoje irgi tas, kad verslininkai, kad žodis verslininkas nebebus toksai natūraliai blogas, bet vis dar yra. Manau, kad tokio daug žmonių gatvėje sutikęs, pasakai, toks žodis verslininkas vis dar tokį turi prieskonį. Tai va. Ne, tai tu sakyk, turi, žinai, koks tas angliškas blais reiškimas yra. Entrepreneur. Exactly. Taip, daug geriau skamba, aišku. Jo. Aš irgi buvau entrepreneur, bet po to laiko aš taip gerbiu tokius žmonės, kur sukūrė net nuo nulio, nesvarbu, gamykla, kioskas, e-shop. Aš visiškai sutinku. Jo, bet čia, žinai, čia turi daug dirbti, bet turi labai daug ir pasisekti. Aš tikrai suprantu, kad daug kas man tikrai ir labai pasisekė. Tiesiog, bet čia, žinai. Perrausiu, atsiprašau, bet kaip ten sako, ne? Tau gal iš pirmo karto kaip ir pasisekė, bet kitam iš 10 karto pasisekė. Jo, bet ne iš pirmo, žinok. Turėjau dalykų, kurie ir nepasisekė. Tai va būtent, labai gerai. Jo, bet gan greitai, aišku, žinai, gan greitai pasisekė visai stipriai dalykai. Tai taip, bet turbūt pasisekė tiem, kas bando. Jo. Kas nesustoja bandyti arba dirba efektingai, kaip taip. Gerai nuklydom, klausosi čia koks nors. Čia apie dviračius, aš sakiau, man patogu, labai įdomu tave pakalbinti, paskui tu sakei, savo savaitgaliai yra suplanuoti, tai, aš irgi noriu susiplanuoti savo savaitgalius, pas mane 2 savaitgaliai suplanuoti iki kovo, meluoju, biški daugiau, bet man dar tas grįžtant dabar back to the
bikes. Jo. Tu nejauti spaudimo, bet tu su Gudiškis tavęs netrauks už virvutės, nu tai Jo, tai bet, va, žinai, tai taip. Aš visą šitą laiką buvau fakeluose ir e, fakelų pliusai ir minusai. Ta prasme, pros and bičiai cons. bičiai žiauriai atsipūtę, bet ten, ta prasme, nebuvo tokio, galva, Adas, Vėjas ir Dikas, Marius Mingėla, stipresni biški bičiai, bet irgi toksai, žinai, Adas komandiškai dirbt linkęs, bet Adas, nu čia, jeigu žiūrėčiau savo formą, pernai metais jis vis tiek už mane biški silpnesnis buvo, tai čia, o Marius jisai stipriai individualus toksai dviratininkas buvo, tai nebuvo pas mus tokio komandinio kažkokio, o man norėsiu tokio komandinio žaidimo. Tai aš jau sakyčiau, gal porą metų vis pagalvodavau, gal čia reikia eiti kažkokią kitą komandą, bet tada vis irgi, žinai, kodėl tai dėlsiau su treneriu, lygiai ta pati priežastis, kodėl dėlsiau perėti į kitą komandą, nes nenorėjau irgi nueiti į komandą, o visos komandos kitos atrodė, kad turi kažkokius lūkesčius, planus, kažko iš tavęs tikisi, ta prasme, rezultatų kažkokių. Tai ir tada, žinai, tų komandų, yra Lietuva, bet taip realistiškai aš galvojau, į ką aš čia galėčiau eiti. Ir Eimantas iš tikrųjų mane pakalbindavo paskutinius kokių porą metų, tai gal ateik į Kolibrius. Tai Kolibriai buvo top teamas, kur nieks nekvietė manęs, bet gal ir būtumėm susitarę, man ten Hebra patinka visai. Tai realistiškai aš svarčiau šitas dvi komandas, nes o po to jau kas yra, ta prasme, Energusas, bet Energusas ne mano mindsetu, jie ten stengiasi būti sportininkais. Ir turi vilties. Tam ir sukurti, nu. Taip, jie ten, bet dar prieš tai buvo, kas čia dar, Kaunas Aik, bet čia seniau, dar tada, ne, tai žodžiu, galvau, tai arba top teamas, arba Kolibriai. Bet ir tada kažkaip su Eimantu pašnekėjom ir, man patiko visai ta Eimanto tokia vizija, žodžiu, man patinka Eimantas kaip sportininkas, kur yra stiprus bičas, jis yra tų pačių gimimų metų kaip aš, 92 mes vienodo amžiaus esam, tai tikrai stiprus bičas ir save pozicionuoja kaip profesionalų mėgėją dviratininką, kur mums sako, ir čia šiaip, sako, man tai yra hobis, aš noriu stengtis ir laimėti, bet aš neturiu jokių vizijų, iliuzijų, kad aš būsiu profesionalas kažkoks, kažkada pabandė vaikystėje, bet dabar ne. Ir tiesiog sako, aš noriu stipriai mint, bet vis tiek esu mėgėjas. Tai, aišku, žinai, top team irgi panašiai gal viskas, bet kažkaip aš būtent norėjau, tai, žinai, su Eimantu čia tokia idėja ir buvo, kad varom kartu, galvai kažkokias dvejetų varžybas kažkur kartais nuvažiuosim. Eimantas irgi, jam patinka graveliai dabar, į užsienį galbūt nori irgi kartais nuvaryti, sakau, davai pasiderinam, žinai, vis tiek varyti kažkokias varžybas kartu smagiau yra. Ir plus čia ir stiprus, Eimantas labai stiprus, tai tikiuosi bus kažkokių man paslapčių iš to irgi kažko pasisemti, ką jis daro, ko nedaro. Tai ir šiaip, tai tiesiog idėjiškai vis dėlto pasiryžau tam ir galvojau, idėjiškai man labai patinka, kiek šneku su Eimantu, kiek jisai kaip masto apie dviračių sportą ir save dviračių sporte. Tai galvoju, viskas, laikas. Varau pas Kolibrius ir pabandysim kažką kartu nuveikti. Dabar aš paklausiau, ar tu atsakyčiau, tavo atsakymas toks būna platus, fainai, bet spaudimą jauti ant savo pečių ar ne? Ne. Ta prasme, aš Eimantui pasakęs, visą tai, ką dabar tau sakau savo požiūrį, aš visą tai Eimantui paaiškinu, žiūrėk, Eimantai, man tai yra hobis ir tai yra hobis po darbo, gal ir po ralis dviračiais panašiai, labai patinka man ir tas, bet man tai yra hobis. Aš dėsiu daug darbo, aš stengsiuosi, aš, sakau, bijau prisižadėtau kažką, bet, ta prasme, aš stengsiuosi ir kas gausis, tas gausis, nestresuosiu ir nenoriu stresuoti, jeigu kažkokie rezultatai kažkur kažko nedeliverinsiu, bet tikrai pasistengsiu. Tai kažkokio potencialo tobulėti augti dar gal yra kažkiek, dar likę čia tiek porą, trejetą metų, iki kol pradės jau stipriai žemyn viskas ristis. Jo, nes iki tram 5 tai taip išlieto žemyn bent jau dar. Žinai, čia todėl ir yra. Nuvarai gravelio varžybas, yra amžiaus grupė 19 tram
4, nes čia dar normaliai, o po to kas 5 metai, nes tiesiog jau po to sminga žemyn viskas. Tai sakau, davai, varom kartu, paminsim čia dar kelis metus, kiek čia išeis užsipumpuot tų vatų ir patirties, bet nesigaus, tai nesiparinsim. Sako, tinka viskas tikrai, žiūrim, kas gausis. Good. O žiūrėk, man dabar klausimas, gravel, tu čia viską išbandai šįmet, aš nesuprantu. Čia. Net CX, ne? Ten išbandai. Jo, aš žinok, aš nesirenku disciplinų, aš labiau žiūriu, va, ar nėra ralių, aš esu susižymėjęs ralius, kuriuos aš noriu šiemet tikrai varyti, tada kažkokius eventus ar kažką dar ir tada likusiais savaitgaliais, tai kažkiek nori pasilikti laisvų savaitgalių, tada žiūri, kur stipriausiai hebra važiuoja. Ir aš noriu konkurencijos ir varžybų elemento. Tai, o žinai, Lietuvoje maža šalis, nėra tų stiprių dviratininkų tiek daug, kad čia dar kažkas labai specializuotųsi. Vis tiek, ten prasme, visi tie patys bičiai važiuoja ir ten. Tai kur kiti važiuoja, varau ir aš ten. Gerai, kad nenukrypčiau dabar į kitą temą. Žiūrėk, girdėjau, nežinau kur, bet kažkur girdėjau. Gal podcast'e tam ralyje. By the way, geras intervas, 2 intervai netgi pas tave dabar, ne? Aš ralistas berods. Aš perklausiau šiandien tą naujausią, paklausykit ir dar prieš tai, žiauriai patiko. Bet ką noriu paklausti? Esu girdėjęs, kad plente tau sunku, nes perprasti tą plentą yra reikalų. Buvo gal anksčiau, ne? Dabar jau biškai gal lengviau. Bet, plentas sunkesnis, tarkim, iš tos taktinės šachmatų dėliojimo ar iš ko? Jo, grinai, nes aš sakyčiau, mano stiprioji pusė gal, kad gan greitai pavyko vatų visai daug užsiauginti, o visam kitam taktikom, ta prasme, gerai. Jo, tai aš čia, jeigu galvoju apie MTB, gravelis, plentas. Tai gravelį, jo, tai turbūt man geriausiai gravelis limpa, nes ten reikia daug vatų ir skilo kažkokio vairavimo yra. Tu realistas. Jo. Tai aš sakyčiau, taip, kaip 5 metus važiuojantis dviračiu, aš sakyčiau, tą dviratį valdau neblogai. Bet kai pasilyginu su bičiais, kurie 20 metų mina, ta prasme, ten su Eimantu ar ten kokiu, nežinau, Talačka ar kitais, tai čia nėra klausimų. Ta prasme, į vienus vartus mane deda ant to dviračio valdymo. Bet kaip 5 metus minantis, manau, kad irgi gerai visai pavairuoju. Tai gravelį, reikia daug vatų ir mažiau vairuoti. MTB, čia, žinai, MTB karmoje, jeigu nuvarau, kur labai techniška, čia buvo varžybų, tai į kalniukus galiu ir palieku bičius, bet techniškesnėse vietose vėl mane prisitraukia ir aš lieku. Tai, o plente, ten reikia laiko, kad tiesiog pajaustum, kas vyksta toj grupiai. Ir į kuriuos čia tavo takas reikia šokti, į kurias ne, kiek čia dasite, ta prasme, manau, žinai pats. Tai gerai, dabar jaučiuosi geriau suprantantis dalykus ir dar tikiuosi Eimantas padės papasakos, nes čia irgi man tinka, aš sakiau Eimantai, žiūrėk, varom į varžybas, kai varysim plentą, man tinka dirbti, aš neturiu tikslo dabar tų plento varžybų laimėti, nes už tai, kad ta prasme, aš nesijaučiu tiek subrendęs ar patyręs, kad aš plente galėčiau laimėti tas dviračių varžybas. Eimantas yra. Ir žinai, Eimantas nuvaro tas varžybas plente laimi realiai be komandos būdamas. Tai sakau, vienas, varom. Jo, tai sakau, žiūrėk, aš tau galėsiu padėti. Bet tu pasakok, kas čia kur vyksta. Tai sakau, tu man pasakysi, ką daryti ir kas kur kodėl vyksta, o aš tau padėsiu. Sakys, važiuok dabar Vladai į priekį ir laikyk, atsukęs 10 minučių maks. Tai jeigu pasakys, tai darysiu. Dar vis tiek smagu, man smagu kažką kartu daryti, nes aš fakeluosi jaučiuosi nemažai laiko paradaręs kažką varžybose vienas. Tai norėsiu tokio kartu kažką daryti. Tai manau, kad su Eimantu. Bet labai tai faina, ta, žinai, virsmas, pavadinkim, jūsų fakelų šaika faina, ten video padaro, ar Laurinas ir kiti. Ir dabar tu į kitą, nevadinkim tai aukštesnio lygio, bet tiesiog kažką dar patir, dar naujo. Tai man tas labai labai faina ir ta fakelų hebra pažįstu, žinai, Lauriną, super bičiai. Tikiu, kad ir kiti super bičiai. Bet ir tas geras, kiek fakelų turi per varžybas, ne? Kiek gali iššaudyti savo fakelų. Jo. Tai dabar pakalbam dar, žinai, apie ką?
Aš tas Stravoj iki šio vakaro nefollowinau keista, bet how could I? Mhm. Žiūrėk, aš nematau Vištyčio, čia praskrolinau visas varžybas, Vištytis buvo gravelio. Jo. Tu ten Buvo, kelintas kažkur turi buvai? būti. Kelintas Laimėjau. buvai? Šiemet 24 laimėjau Vištytį, jo. Nu tai va, Tai labai aš smagu. to ieškau, žinai, ir tau rašiau tada, wow, nustebinai, nes ten, žinai, va tas sportas ir yra. Kažkas, kas susidūrė su problemam, kažkam koja nėjo, nesisuko, Jo. o tau buvo perfect day, ar nebuvo perfect day, papasakok trumpai. Buvo perfect day. Šiaip tai, aš sakyčiau, čia, nu jo, turbūt Vištytis iki kol kas geriausios, didžiausios tokios mano laimėtos varžybos. Tai nes važiavo ir Eimantas Gudiškis, Talačka Talačka, Lukas, aha, Kovaliovas važiavo. Čia jau čia Gal vien kas- užtenka, žinai, išvardinai podiumą, Jo, jo. praktiškai, nu, žinai. Jo, tai nebuvo tikslo laimėtų varžybų. Tai bet jo, ta prasme, gerai jaučiausi tada. Ir šiaip šitie metai visai sėkmingi buvo man. Neturėjau traumų kažkokių didelių, nei rally, nei dviračiuose, tai pavyko visai ilgai išlaikyti formą. Tokia gera. Tai žodžiu, atvarėm į varžybą, startavom, važiuojam. Ir neatsimenu, kaip ten buvo. Ai, tai Eimantas sako, gal nesakė, gal jis tiesiog šovė. Ai, blemo neatsimenu, bet atsimenu, kad šovė ir nuvažiavam trumpam aš Eimantas Kovaliovas. Ir važiuojam. Jaučiausi stipriai, blemba. Iš pradžių galvojau, nes Eimantas, kai išeidavo paminti priekį tenai, tai galvojau, blemba, bičias tauposi dar. Bet sakė, nesitaupė. Tiesiog ne Eimanto diena tada buvo. Eimantas, nu jisai, žinai, jisai stiprus visą laiką yra, bet tą dieną nebuvo super stiprus. Bet tada jaučiausi, kad blemba, aš čia galiu dėti ir dirbti. Bet tada per balą vieną nukrito Eimantui grandinę. Eimantas liko. Ir tada, va, čia, žinai, čia patirties jau trūkumai. Ir aš nežinau, ką daryti. Dabar Kovaliovas sezono gale tai buvo labai stiprus. Bet tada čia, tai kažkaip man atrodė, kad Kovaliovas gal nėra dar. Ir, žinai, šiaip aš suprantu, kad dabar, aš po to supratau, čia dabar atsariai labai šneku, kad šiaip Kovaliovas yra labai stiprus. Bet mano karjeroj, tai aš sakyčiau, dabar stipriai minu ir su A lyga kartu tenai važinėjau 2 metus. Ir metai prieš tai Kovaliovas buvo po traumos. Tai jisai silpnas buvo, nes ką jis buvo, ar jisai raiščius nusiplėšęs buvo, kažką, žodžiu, jisai nemynė normaliai. Ir tada galvoju, bleba. Ir mes, žinai, Eimantas liko ir mes važiuojam su Kovaliovu ir sakau, tai ką čia dabar daryt? Sako, tai mink. Sakau, bleba, ką man mint, nes mus tikrai pavys Eimas su Talačka. Tai kam čia man mint dabar, nes tu tai nedirbsi, nes, nu, aš jaučiausi ir tada tą dieną tikrai stipresnis buvau už Kovaliovą. Sakau, vis tiek čia dviese mes nepabėgsim nuo jų ir mes šnekam ir tada, tai Eimas atsiliko iki grupės ir mes šnekam, nu ir aš matau, kad ten grupė tai ten jie 5 buvo, gal 4, už kokių 3 sekundžių ir jie mus matė ir mes tiesiog šnekam su Kovaliovu ir jisai įkalbėti, sako, blemba, davai, mink, pabandom. Ir aš kažkaip galvoju, blemba, čia apgavinėja mane, nes toptimas man galvoja tokie, kur, žinai, negali pasitikėti jais. Ir jisai sako, tai davai, žiūrėk, sako, aš tikrai stengsiuosi ir mink, galvoju, nu gerai. Ir tada jau jie artėjo prie mūsų, taip gan, blemba, sakyčiau, nu 2 sekundžių gal buvo likę ir taip aiškiai matys, kol gerai, važiuojam. Ir tada padirbau stipriai ir jau matau, tolsta biški hebra, nu ir važiuojam. Bet taip važiuojam ir aš vis tiek savim nepasitikiu, gal aš nežinau, kas bus toliau. Tai realiai tuo metu ten Edgaras labai nedaug dirbo, nes sako, ten irgi, žinai, aš minu priekį, jisai sakau, padirbk į priekį, sako, aš negaliu, man žopa, sako, aš nepavilksiu daugiau. Tada ir galvojau, apgavidinė mane. Tai žinok, buvo tokia vieta, kur sakau, meluoj, sako, pažiūrėk kompiuteriuką mano pulsą ir jisai realiai sėdė ant rato, tada aš atsileidau ir ėjau pažiūrėti iki jo kompiuteriuko, kad tikrai jo pulsas ten buvo jau arti viršaus, nusakau, važiuojam toliau. Ir tada, bet po to aš supratau, ko aš nesupratau tada, kad čia vis dėlto man reikėjo tikrai su juo mint, nes už tai, kad kas po to gavosi, kad Eimantas bandė mus dasitempt. Tenai buvo Eimantas, atsimenu, Mingiela, Marius, Kazakevičius lyg tai dar ir Talačka.
Tai Eimantas dirbo tik tai su Kazakevičium, nesakė, Talačka nedirbo, nes už tai, kad Kovaliovas buvo nuvažiavęs. Žinai, čia atrodo tokie paprasti dalykai, bet va, man tokie neteina tai natūraliai, kad ir po to mes su Kovaliovu šnekėjom, nu, čia man reikėjo Kovaliovą vežtis tam, kad Talačka nedirbtų, nes jeigu būtų, nes Eimantas nes Mingėla nedirbo, nes aš buvau prieki, tai, o Eimantas su Kazakevičium mūsų nepasivijo. Bet jeigu nebūtų buvęs su manim Kovaliovo, tai būtų dirbęs ir Talačka. Ir Talačka realu, kad tikrai būtų datempęs ir pavyjęs. Tai va, eina laikas ir supranti ir mokaisi tokius dalykus. Tai jo, bet žinai, ten blemba, aš vis dar nepasitikiu savo jėgom tiek, kad tose varžybose ten gale sakau Kovaliovai, žiūrėk, davai, gerai, aš tempiu, nes aš sakau, kodėl aš šitą turiu tempti. Ir jisai man šito nepasakė kažkaip, kad, nu tai žiūrėk, nes Talačka nedirba, tai kažkaip gal jis tuo metu irgi to nesumastė taip greitai. Nu galvoju, tempiu, sako, gerai, žiūrėk, aš tau pažadu. Atvažiuojam iki finišo, aš tikrai nebandysiu tavęs čia apgauti ir galėsi nuvažiuoti vienas. Tai, Garbės kodeksas toksai. Jo, ir žinai, 2 kilai iki finišo, sakau, Kovaliovai, viskas, dabar aš važiuoju į finišą, tu lik ir dabar nebesivyk. Ir jis sako, blemba, ant kiek tu bijai ir savim nepasitikė, bet nu va, tai nėra to pasitikėjimo man dar savo jėgom. Ir tada aš dūriau ir sakau, tu nesivyk dabar manęs ir jisai nesivijo. Nes, blemba, čia žinai, tokie paprasti, tai jo, tai laimėjau Vištytį, labai džiaugiausi. Nes kai variau tos varžybos žmonai, sakiau, būsiu podime, būsiu super laimingas, nes, nu, visai stipri grupė buvo, top 5 irgi tiks, tai kad laimėjau, tai pačiam buvo sunku patikėti, bet, nu va, tiesiog mano diena buvo. Žiūrėk, liuks, dar kartą, žinai, kaip pamačiau, Vladas, buvo ok, žinai. Tavasme, nebuvo tik, kad, aišku, ten, kas, nežinau, whatever, Litinskas, bet, nes, nu, žinau, kad visi jau kad tu stiprus. Bet toksai, va, Vištytinės ten up and down. Taip. Ir nu, tikrai super suvažiavai ir tada, nu, ne nuo tada, bet visi metai gavosi super geri, 2/4 to. Jo, tai, nu, tai, man atrodo, dar Gravelonų laimėjau kažkokį. Jo, pasižiūrėjau, Birštone, kur čia. Kažką dar laimėjau, bet, jo, bet, nu, smagu. Tikrai patinka man tos varžybos. O Vištytis gal toks, man žinai, kas patinka, kad ten jis toks kaip neatrastas, žinai, perlas. Iš Vilnius per toli, kauniečiai kažkaip irgi nežino, Vištyčio tas regionas. Ten... Jo, šiaip tai tikrai labai gražu, tikrai labai gražu. Ir toksai, nu va, techniškas gravelis, manai, gaunas, sakyčiau. Tai tikrai geros varžybos. O nugarytės tau neatjunginė, nes ten vis tiek barškinat per tą, žinai, žvyrą, per visur. Iškiai pavargsta man nugara, ypač, žinai, dabar jau prieš 1,5 metų aš ralį turėjau avariją, kur man buvo, tai prieš 1,5 metų ralį avarijoje man lūžo gale 4 slankstelių ataugos ir 2 šonkauliai nugaroj lūžo. Tai po to man biški pavargsta labiau nugara, bet tai va, aš dabar ir praeitą žiemą, ir šią žiemą tiesiog varau į salę ir daugiau fokuso būtent nugarai. Tai aš sakyčiau, ta nugara nėra, kad labiau pavargsta negu kitiem. Visiems nugara vargsta. Bet va, įdedi darbo žiemą ir kažkaip gyveni su to nugara. Ir dar, kas man padeda, tai aš minu gravelį su plačiom padangom. Ir aš esu dabar stiprus tikėtojas, kad plačios padangos yra atsakymas į daugą. Ir manau, kad tai prisideda ir prie nugaros. Nes už tai, kad, žinai, kem 7 mm padangos lyginant su Tram 5, nu tai tikrai jaučiasi žymiai daugiau komforto ir būtent ir nugarai. Ties smūgius daug tos sugeria padangos, gali važiuoti mažesniais slėgiais ir daug mažiau kenčia ir nugara, ir kūnas. Ir aš esu tikėtojas, kad plačios padangos gravelį yra atsakymas į daugą. Aš nežinau, aš nevažiuoju gravelį, bet pritariu, nes Eimantas tą patį sakė. Bet norėjau palyginti ralį ir gravelį, padangų slėgius ten, žinai, starte. Irgi, kiek čia prisipūdęs, nenužiūri ten viens kitą, tų padangų slėgių. Tas pats. Bet ralį gal ten truputėlį aiškiau viskas. Bet šiaip, žinok, panašu, visi irgi. Tai, kas žinai, kas ralį bent įdomu Lietuvoje, kad, nu, neįdomu, o toks, kad visi turi vienodom padangom važiuoti. Tai čia bent jau nėra, dar žinai, atvarai tu į gravelio varžybas, tai kas su kokiam padangom,
o tai kodėl tu tokiam plačiom, o nes tos geriau rieda, okei, tai čia koks protektorius pas tave ir tada kokį slėgį puti, tai Lietuvoje raliai tik tai kokį slėgį puti. Bet ten irgi panašus visi pas tos slėgius, tai kaip ir dviračiuose, ten nebeišrasi karvės kažkokios. Bet turbūt pats atsirinkai savo, ne, kas geriausias tas, Jo, ir daug man patinka YouTube žiūrėti, kur, va, skaityti, ta prasme, kas ką sako. Tai ir, jo, nes, ta prasme, čia populiarius toks YouTuberis, Dylan Johnson. Čia gal daug kas, jis toks kontroversiškas, nes jisai čia, sakyčiau, vienas pirmųjų tokių, kur stipriai užkūrė plačių gravelio padangų visą temą ir sako, aš testavau, aš bandžiau ir platesnės padangos yra greitesnės, kas daugam nėra visur, bet man patinka suprast ir domėtis, tai kokie atsakymai į ką yra ir stengtis tobulėti ir bandyti naujus dalykus. Jo. Super. O pieniukas, ne pas tave, aišku? Taip. O koks baikas dabar? Tai aš buvau ištikimas kanjonų fanas. Tai čia kaip nusipirkau pirmą plentinį kanjoną, tai po to tai MTB kanjonas pas mane, Lux full suspension, gravelį irgi turėjau inflightą, bet dabar važiuoju su graveliu faktorium, nes norėjau aero gravelio, kur telpa dideli ratai. Tokių dar nėra daug. Storos padangos, kur telpa. Tai o yra tai faktorius ar kas čia? Daugiau ir kad būtų be laidų. Ta prasme, norisi gražaus dviračio. Žodžiu, aero gravelis be laidų, kad telpa plačios padangos, tai realiai, žinok, tik faktorius ir buvo. Nes, ta prasme, ten, dar fainas kokio eimo dviratis, S-Worksas, Kruksas, ten telpa storos padangos, bet, blemba, vis dar su laidais prieki. Ta prasme, gerai, čia nėra labai svarbu, bet jau tie laikai, kur gražu dviračiai be laidų. Tai iš tokių, tai tik faktorius buvo. Tai čia faktorius yra mano pirmas ne kanjonas, nes iki šiol plentinis irgi dabar aerodas kanjonas. Tai jo, kažkaip buvau prisirišęs visai prie kanjonų, bet dabar, žiūrėsiu. Ta prasme, aš labiau, taip, buvau prisirišęs prie kanjonų, bet dabar žiūriu tiesiog, kas kur naujo išleidžia. Ir faktorius irgi turi trūkumą, čia daug kas žino, bet faktorių rėmai skilinėja. Tai mano rėmas irgi pravažiuoja kelis raidus ir suskyla, bet tada garantinis pakeičia, viskas gerai. Tai tas smagu. Bet tai gravelį iš tikrųjų laukiu, kol išeis kažkoks žinomas brandas, aero gravelis, kur telpa stori ratai ir gal gravelį pasikeisiu. Bet, o ten plentem tada pilnai tinka, man patinka kanjono aerodas arba kanjono Luxas full suspension. Super. Tai čia, nežinau, būčiau nepaklausęs, būčiau nusibaudęs. O norėtum ten tu, kaip Eimanto tą pačią klausiau, gravelėje, kad padangų slėgį reguliuotų, o prisipūs. Šiaip tai, nežinau, žinok. Aš, pavyzdžiui, prieš kokius metus nusipirkau matuoklių slėgio, kur užsisuki ten ant ventilio ir man Garminė rodo padangų slėgį. Bet ten, žinai, pažaidai kelis kartus, pabandai tos slėgius, ir tada galvoju, tai kokia iš to nauda. Tai aš dabar tą patį su slėgių reguliatoriais irgi galvoju. Čia pasibandžiau kažkokius slėgius ir jaučiu nekeičiau jų. Ta prasme, jo, manau, kad vidury varžybų, manau, kad nenorėčiau, žinok. Bet gal ir įdomu pabandyti būtų. Tai o nebuvo tai pradžioje, kad, žinai, kaip būna visiems pradedantiesiems, per daug įsipūti į tą padangą ir ten važiuoju tada. Dar dantim prašką. Jaučiu jo, bet sakyčiau, gan greitai. Nes, žinai, aš žiūriu tą YouTube, ką šneka kiti, tai tada ir daužo, ir tada pradedi mažinti tą slėgį, paskaičiuoji su kalkuliatoriais, tenai pravažiuoji. Jauti, kad jeigu per šaknis ar kažkur siekia ratlankį, tai dasipūti truputėlį. Tai, bet čia, žinai, į tą YouTube gali iššokti irgi į tą tokį, vėlgi, dark side, pavadinkim. Jo, gali. Čia, žodžiu, biški įdomu pažaisti ir pabandyti man tokius dalykus, bet galų gale vis tiek,
čia tie slėgiai ar kažkoks čia, žinai, kitoks dviratis, ta prasme, nebus tai, dėl ko tu laimėsi varžybas. Tai svarbu treniruotis, o va tokie smulkus dalykai, tai labiau tiesiog smagu ir įdomu. Tai jeigu patinka ir įdomu, bandyk, daryk ir nepatinka, neįdomu, tiesiog mink ir viskas. Bet aš ką girdžiu, žinok, ne vienas draugas mano, bičiulis, pažįstamas, whatever, kaip tu, patinka skaičiukai, ne? Tam dviračių sporte turi vatus, turi garminą ir tu gali sekti ten, o dabar ten farmytė kyla, vatukai kyla, skaičiukai gražiai, žaliuoja, ten garminas rašo, kad tu ten tavo FTP, man parašė ten 4,5 vato kilogramų, galvoju, yeah, right, bet tikrai to nesąmonė, ten nėra to, nes, nu, čia absurdas, aš neišlaikyčiau ten ir savo geroj formai, whatever. Bet tas skaičių žaidimas, kai ką motyvuoja, tai tas irgi labai gerai. Jo, mane motyvuoja. Ta prasme, man, nors šiaip tai FTP testus retai darausi. Manau, kad pernai metais 24 pasidariau, bet man atrodo 23 niekart ir nesidariau FTP testo, nes plius minus žinai, kiek ten maždaug tų vatų yra, bet man labiau tie skaičiai patinka ir vatai, tai vienatas, kai sudėlioja, tai aš žinau, koks maždaug mano FTP yra ir tiesiog tada treniruotės intervalus, kokius vatus kiek laikyti. Tai tada man tai labai patinka ir turiu išlaikyti tos vatus arba dadėti net. Arba numirt. Jo. Bet ta prasme, kad kažkur susimuliuočiau ir tai jeigu negali, nes esi per silpnas, tai taip, tada čia atleistina priežastis, bet šiaip tai, tai labai treniruotė man prideda tokie sekimas tų vatų. O kodėl ne vakare, Vladai, mini? Dėl žmonos. Ta prasme, čia, žinai, aišku, čia yra ir savęs ir žmonos apgavinėjimas, kad praminsiu, žinai, idėja tokia, aš keliuosi anksti ryte, tada aš minu, tai čia kaip ir netimi laiko iš žmonos ir tada varau į darbą, bet aš keliuosi labai anksti tada, ten kokį 5:30, 6 sportuoju, tai todėl aš vakariai numiegoti 10. Tai žinai, tai čia, nes jeigu grįžčiau iš darbo, grįžti ten kokią 6, 7 ir tada varai mint, o žmona čia nemiega tuo metu, tai tada, žinai, būtų, gal ir nesakytų nieko, bet toks jaučiuosi kaltas tada. O dabar tiesiog minu ryte, todėl anksčiau nueinu miegoti, iš esmės vis tiek iš žmonos tą laiką atimu, bet tiesiog taip ir patinka. Ta prasme, šiaip aš jaučiuosi ryte aktyvesnis toksai. Ir tokia, žinai, rutina. Dabar aš jeigu ryte nepasportuoju, realiai aš turiu vieną rest day per savaitę, pirmadieniais. Tai pirmadieniais aš jaučiuosi darbe toks kažkoks pavargęs. Jeigu aš nepraminu ryte ir nepasportuoju ryte, tai toksai atrodo netrūksta jėgų. Tai man dabar tiesiog labai lipo man. Man patinka anksti ryte keltis, tai tiesiog labai limpa į mano rutiną. Ir dar tas žmonos klausimas ir limpa į rutiną. Atsikeliu ryte, praminu, jaučiuosi stiprus, šviežias, varau į darbą ir vakarėlį siuosi. Na, ir nebūna taip, kad ten miegas ima, nes, mytas ant myto, nėra kada ten. Jo. Tai nežinau, ta prasme, kaip tik, bet mane miegas labiau ima, jeigu aš nepraminu ryte. Jo. Ok. Gera informacija, įdomi. O žiūrėk, kaip buvo Ignalino. Eimas nuvažiavęs buvo su Artūru, pradėjo pliaupti MTB, tu ten važiavai ir žiūriu, finale Vladas antras. Jo, ten važiavom, nesimenu, mūsų ten gal kokie, iš pradžių 3 ratai lyg tai buvo. Taip. 5, 6, 7, gal kažkas tiek mūsų važiavo. Ten Eimas, Kazakevičius, Dolgovas, Manikas, aš. Pacevičius Ignas, buvo? Kas toksai? Pacevičius dar. Neatsimenu, žinok. Gal buvo ir dar buvo Ignas Ambrazas yra, ne? Taip. Jo, tai Ambrazas lyg tai dar buvo. Ir jo, tada nuvažiavo Eimas su blemba, tokioj siauroj vietoj. Žinai, čia manau, kad būčiau galėjęs ten kartu nuvažiuoti, bet aš dažniausiai grupės gale laikausi, nes tiesiog neturiu pakankamai tokio naglumo ir drąsos patiem prieki kažkur būti. Ir tada pats kaltas būni, kad siaura vieta techniška, Eimas
pirmas buvo, Kazakevičius už jo, jie nuvažiavo, kažkas neužsikabino, viskas, likom. Tai važiavom. Ir tada kažkurioje vietoje mes su Dolgovu irgi buvom varžybose pernai, Vokietijoje, tai su juo irgi biški daugiau pašnekam per varžybas kažkokias ir tiesiog susišnekėjom ir sako Dolgovas, davai durk, sako, važiuojam. Taip pašnekėjom, taip tyliai ramiai durėm ir tada mes pabėgom dviese. Tai žodžiu, Eimas su Kazakevičium buvo pabėgę, tada iš tos grupelės mes su Dolgovu atsiplėšėm, atsimenu, tada tokioje ilgoje tiesioje daugiau padirbau, pasidarėm tarpą, tada techniškose vietose Dolgovas į priekį, nes jau ten šlapą pliaupė, tai Dolgovas vis tiek techniškiau važiuoja, tai kur techniškiau jisai priekį, kur tiesiog tiesiosios aš tada priekį pavirinu. Ir žiūrim, Kazakevičius jau matosi. Gal žinai, mums kažkas gal dar tarpą pasakė, kad Kazakevičius jau atplyšęs nuo Eimanto ir tada pamatėm Kazakevičių. Tai pasivijom, o gal nežinau, meluoju, dar nepasivijom. Tada mes jį matėm, bijomės ir tada Dolgovui grandinė nukrito. Dolgovui nukrito grandinė, tada dar atsimenu galvojau, ką čia daryti, lauk, nelauk, čia žinai toksai, kaip ir kartu dirbom, fainas bičas, bet tada galvoju, varau. Ir tada kaip tiek uždėjau, ir dasivėjau, tada dastraukiau iki Kazakevičiaus, važiavau su Kazakevičium, bet ten trumpai, kokių 3 sekundžių, tada galvoju, jeigu Kazakevičius lavonas, aš dar gerai jaučiuosi irgi. Į kažkurį kalniuką palikau ir Kazakevičių, o tada, man atrodo, Kazakevičių Dolgovas pasivijo ir aplenkė irgi. Tai tada Eimas jau turėjo 2-3 minučių tarpą, aš 2 atvažiavau, Dolgovas 3, Kazakevičius 4, man atrodo, taip ir baigėsi. Jo. Ir tu vėl šalia tokių bičių, kur, žinai, tai smagu. Labai smagu, tikrai labai smagu. Tu tai žinai, man irgi pačiam prideda tai motivacijos, kad žinau, kad kažką darau gerai, man sekasi, kai sekasi noriu daugiau tą daryti, tai ir balansuojant tos ribos, kur kaip čia neįsistatyti tuos didelius lūkesčius, kad po to kažkas nepasiseks ir liūdėsi. Tai ant tokios ribos ir balansuoju, kur smagu, sekasi, patinka, stengiasi, bet stengiasi ir neliūdėti, jeigu kažkas nesigauna. Apie ralį paklausykit Aš Dakarą podcastą, ten labai fainai susiklausė, 40 minučių aš ten tikėjausi, come on, 1,5 valandos minimum, žinai, apie Dakarą, ten visas istorijas ir kita, tai nelysim ten, tikrai ne mano ten daržas, bet žiauriai sekiau, bet iš Dakaro klausimą tokį, nežinau, lempinis, jeigu lempinis, tai sakyk, kaip tu valgai, giliukais šaudai Dakare ar ilgam distancijoje? Panašu, bet ten pačiam ruože, šiaip tai pasiemam į mašiną guminukų ir tokių geliukų ir ten būna, jeigu ruožas yra kokios 4-5 valandos, tai dažniausiai organizatoriai padaro tokių lygiai 2 minučių pertraukas kas 2 valandas. Tai realiai dažniausiai būna vidury ruožo 2 minučių pertrauka, kur tu ten įvažiuoji, tai tavo tikslas yra staigiai šokti, pamyšti per tas 2 minutės ir tada, jeigu yra laiko, tai dar iššauni kokį geliuką. Bet šiaip tai Dakare tos fizinės apkrovos, svarbu geri vandenį su elektrolitais, o tos fizinės apkrovos, kad reiktų geliukų, nėra tiek daug. Ta prasme, taip, ten prakaituoji, karšta, bet negali, lyginti su dviračių varžybom. Čia ant tokio grinai jau angliavandenių sunaudojimo. Tai ten net jeigu ir nepavalgai per tas 4 valandas iš vis nieko, tai nieko baisaus, nesibaigia jėgos. Nėra, kad ten bonkinė kaip dviračiuose, nes nesinaudoja ten tiek energijos kaip dviračiuose. Tai, sakyčiau, man tikrai buvo ruožų, kur per tas 4-5 valandas iš vis nieko nepavalgai. Svarbu geri, o maistas ten... Nuolatos svarbu papildai gėrimą, ne? Jo, bet irgi labai svarbu, žinai, ant ribos, kur tu nestosi į tūliką vidury ruožo, nes laikas tai eina. Tas 2 minutės, tai, žinai, ten visiems, tai tu gali sustoji ten free. Tai turi gerti tiek, kad nenorėtum į tūliką. Tai irgi geri, bet ne per daug, nes užsinorėsi tūliką kainuos laiką. Tai balansuoja. Dviračios nėra tos problemos, nes tikrai nenori į tūliką. Jo. Supratau, nes man buvo šitas įdomus. O sekėjai, ten, tarkim, for fun, laikrodį vis tiek naudoji, ten pulsas užkyla. Man būdavo. Tai žinai, kas yra liūdna, man labai patinka sekt dalykus, bet Dakare yra taisyklės, negalėtų turėti jokių, nes laikrodis su GPS-u, jokių nieko iš vis. Ta prasme, ir tai, ne tai, kad net GPS-o klausimas, jokių
šitų vupas, kur yra laikrodis, ar ten žiedas irgi negalėtų turėti. Realiai ant savęs negalėtų turėti jokios nehomologuotos elektronikos. Tai yra labai basic laikrodžiai, kurie yra leidžiami šturmanam, tam, kad laiką sektų, bet realiai jie tik laiką ir seka, viskas, daugiau nieko. Tai gaila, bet neturiu heart rate. O tada Lietuvos rallyje? Jo, ten važiuoju, tai sakyčiau, tai mano asmeninis max heart rate'as yra 200, tai rallyje ruožuose užkyla man iki kokių 100-107 pulsas, kažkas tokio. Bet ralis yra daug intensyvesnis ir ten esi daug labiau sufokusavęs. Dakare, tai ne Dakare, o ralio reido testuose, treniruotėse, kiek esu važiavęs, ten testuose gali važiuoti su laikrodžiu, tai ten daugiau 100-200 tram nepakyla, nes ralis vis tiek toksai, kaip čia, daug intensyvesnis dalykas. Ten jau esi ant ašmenų varai, kur jau esi arti ribos visą laiką. O Dakare taip toks tolygesnis, ramesnis tempas, tai ten daugiau to pulso iškyla iš to, kad karšta tiesiog, ypač kopose, ir jeigu kondiškė nustoja veikti, o kopose jinai kartais nustoja veikti, nes tiesiog per karštą mašiną, tai žinai, mes važiuojam deitą kopose, mašinos viduj, nesvarbu, kad su kondiškė 5 laipsniai. Tai pelė kaip karšta, tai čia vieno to karščio tas pulsas kyla, bet kiek kyla, tai nematau, nežinau. Tai pašert Dakarę užsirašiau nepavyko. Taip, kaip ir, žinai, pradžioj šėrėm, po to jau, kai nebe rezultatui važiavam, tai mažiau šėrėm. Bet šėrėm čia yra kas gatas dugnas, kas čia? Šert, geras klausimas. Žodis šert, tai ta prasme, šert reiškia varyt skersam. Toksai, va, čia žinai, kur man turi įstrigęs. Varom pašert ant ežero, bet kaip įsivaizduoji, mašinas važiuojančias ant ežero skersas, tai va čia yra šėrimo apibrėžimas turbūt. Supratau, o kaip slengo dviračių pavyko perprasti jau? Jo, manau, kad... Lašinis gal supažinom daug labai aišku. Tai lašinis, varžybos. Atsimenu, žiauriai ilgai nesupratau, pavyzdžiui, kas yra prakolas. Nes aš rusiškai suprantu biškį, bet ne tiek. Tai, žinai, ten va... Prikolas, prakolas, žinai. Prakolas, jo, galvojau, kas tas prakolas? Po to supratau, kad čia tiesiog pradurta padangė. Tai va tokių... Yra, žinai, dviračiuose daug tos lengvo yra tokio rusiško likusio, kur aš nesuprantu tų žodžių. Sovietų sąjungos, žinai, treneriai buvo... Taip. Suprantu, jo. Tai va, tai dabar jau suprantu, daug manau to, bet užtruko, jo. Gerai, einam į pabaigą, nes jau kiek čia aš tave laikau ir mano čia irgi žmona jau, žinai, sako, viskas pas mane 10. Atsibos klausyti žmonėm po to. Ne, atsibos. Žinok, yra psichų pas mus dviračiuose, kurie tikrai Vlado šitą sukramtys, tikiuosi užsirašys ir gerus tipsus pasinaudos, žinai, savo ir gal žiūrėk, tave apdės. Gali būti, linkiu, tikrai, man smagu, ta prasme, man norisi, kad ateitų jaunų žmonių dviračių sportą irgi. Atrodo, žinai, vis tiek čia sunkus sportas ir pašnekam kartais ir su kokiu Dolgovu, tai ko čia trūksta Lietuvoje, kad daugiau jaunimo eitų į sportą ir, nėra čia lengvo atsakymą, nežinau. Žinai, čia kaip versle, žinai, ko reikia, kad padarysi verslą ir bus verslas sėkmingas, blemba, ten tų sudedamųjų kiek. Taip. Kalnų vešk, bet nukrypom, bet anyways, paskutinį šaunam, kad nebūtų taip jau per ilgą. Uci dar buvo pasaulio čempionė, atsirinkęs ir ten highlightas turbūt irgi vienas iš tokių. Jo, tai čia buvo mano, tai čia, man atrodo, aš tik 2 užsienio dviračių varžybose ir esu buvęs, žinai, iki šiol, man atrodo, jeigu nesumuosiu, tai atrankoje į Gravel Champą Vokietijoje, ten visai neblogai pasisekė. Aachen, koks tas Aachen miestas? Aachen, jo, man atrodo, ten amžiaus grupiai, tai 19 tram 4 atvažiavau, man atrodo, 19 iš kažkur 500, tai atsirenka top 2-5%, tai atsirinkau į pasaulio čempą. Pasaulio čempę dabar bijau simuoluoti, neatsimenu, kelintas atvažiavau, bet irgi džiaugiausi ten rezultatų, viskas tai irgi ten kokie top 15, top 20% gal. Tai labai smagu, nuvažiuoji į tas užsienį varžybas, žinai, Lietuvoje atvažiuoji, tie patys veidai visą, tarsi aš neilgai tam dviratį važiuoju, aš įsivaizduoju tiem, kas važiuoja 20 metų, dar labiau turi būti atsibodę, kur plius minus tie patys renginiai, visą laiką tie patys veidai, tai, o čia nuvarai į užsienį,
visiškai naujas trasos, nematyti žmonės, tu jų nepažįsti, lygio pilna ir už tave stipresnių, už tave silpnesnių, tai visiškai kitokia dinamika. Čia, žinai, pagrindinis skirtumas, va, varai dviračių varžybos Lietuvoje, tu žinai, kad negali išplaukti iš grupės. Išplaukiai iš va, tos lyderių grupės, nu, tai viskas, ką, ta prasme, baigėsi tavo varžybos. Ten, oi, prašom, varyk į viršų, plauk žemyn, kas 3 sekundžių pilna tavo lygio aukštai. Tai žodžiu, labai labai patinka dviračių varžybos užsienį, tai norėčiau jų daugiau važiuoti. Tai va, todėl ir varom su Eimantu dabar va į Kroatiją balandį. Tikrai laukiu tų varžybų. Užsienį varžybos labai smagu. Liuks, nes kalbant apie tuos žmonės, nes aš stebiuosi ir žaviuosi Čivilius. Jis metais gal net vyresnis už mane. Varo, važiuoja, nenusileidžia tiem visokiem 30-mečiams, 20-mečiams. Wow. Nu, jis nėra senas, negaliu nesakyti, bet wow. Kiek metų jisai važiavo, aš atsimenu, aš lankiau ten 15-14, jisai važiavo. Dabar Čivilis važiuoja toliau. Ja, bet žinai, aš tu jo esu podcastų klausęs ir gal šiaip biškai kartais per varžybas pašnekam, ką aš iš jo jaučiu, kad jam labai patinka mint. Ir tai yra jo gyvenimo rutina. Tarsi rutinos dalis. Jisai negali gyventi be dviračio ir jam tai patinka, nu tai va, todėl gali taip ilgai mint varžybose. Tai labai svarbu ir labai linkiu visiems neprarast to, kas jums patinka tam sporte, tada nereiks čia stengtis verstis mint, nes tiesiog patiks ir va, gal tiek pat, kiek Čivilis laiko minsit. Taip, ir gal nereikia tada lygintis, va, blemba draugelis, dabar taip. Mane deda, aš tada neminsiu, nes, nu, čia aplenks mane. Taip, taip. Bet tu netgi treneriai aplenkiai, blecha, dar jau visai į galą einat. Velopik 500, dabar dar atsidariau Lašinį, aišku, ten specifinės varžybos, aš žinau, tai puikiai, bet 5 sekundės pralošiai tą lačką ir aplenkiai Lašinį, ten, žinai, galėjo būti Prokolo ir Lašinį ir taip toliau, bet antras buvo, wow, čia vėlgi toks, what? Bet Lašinį nebuvo Prokolų, bet va, čia yra man palankios varžybos, nes už tai, kad aš esu kaip dviratininkas gan sunkus, turiu nemažai galios, o ten flat skilo vairuoti dviratį beveik irgi nėra, tai tiesiog atsuki ir laikai vienodus vatus ilgai. Tai tą aš galiu neblogai daryti. Tai va, Velopikas yra puikios man varžybos. Tai liuks, tai tikiuosi tada taip atsuki Razdielkinį, atsiprašau, atskiro starto dviratį pasimsi ir atsuksi, jeigu ten išpuls savaitgalis, nes Lietuvoje gali būti tas atskiro starto varžybos. Ir, žinai, pamatysi, kaip važiuoja šitas Mikutis ir ten visi nergusai. Jo. Nes tu, aš galvojau, tu biški vyresnis, bet ok, dar tu tada elitas esi. Ne 3-5 plus. Jo. Tai, žodžiu, formulę aš užsirašiau, kiti tikiuosi užsirašė. Ką, pabaigai, Vladai, tu čia netgi pasakei porą kartų, ne, kad neprarasi tik to, kas patinka šitam sportui. Jo. Ką pridėtum dar? Manau, kad žinok, čia pagrindinis mano palinkėjimas visiems, bet čia aš iš savo asmenės patirties, tai kas man patinka ir veikia, tai darykit tai, kas jums patinka ir rezultatai ateis. Čia nesvarbu, ar tai yra darbas, dviračiai, verslas, kitas hobis kažkoks, bet labai linkiu visiems atrast tai, kas jums patinka ir stipriau kovot ir nedaryt, bandytų dalykų, kas jums nepatinka. Ta prasme, čia, aišku, žinai, čia lengva sakyti turbūt, bet, nu, čia tą patį ir darbę norėčiau žmonėms pasakyti. Stenkitės daryti tai, kas jums patinka. Jeigu dirba darbą, kuris jums nepatinka, nu, tai nėra lengva, bet visi turi galimybių bandyti keisti kažką. Tai tas pats ir dviračiuose. Atraskit, kas jums patinka, neperspauskit, rezultatai nesvarbu, čia, ta prasme, žinai, ar tu čia dviračių varžybos atvažiuosi pirmas ar 51. Nuo to gyvenime tavo nieks nepasikeis. Ok, Mikučiui gal pasikeis, bet mums, kitiem visiems mėgėjams nieks nepasikeis. Tai belė jums patiktų. Tai labai super, ačiū, bet nepaklausiu klausimų. Tai kas tavo dar idealas, paskutinis loibas, pasakėjai, bet dviračių sporte, kas dabar tavo gautas?
Ką patinka tau pažiūrėti? Pogis. Tikrai Pogačaras. Man patinka. Ta prasme, va, šitas Tour de France tikrai patiko. Žinai, atrodo, bičias jau gali nebesistengti čia, bet jam nuoširdžiai patinka lenktyniauti. Tai va, labai laukiu, aš dabar paskutinius kelius metus labai laukiu Tour de France, dabar irgi žiauriai laukiu. Aš labai noriu, kad man patinka ta kova, aš tikiu, kad, va, Vingegaardas pernai buvo po traumos. Šiemet labai noriu, kad ir Pogis, ir Vingegaardas atvarytų top formoj ir tikrai gali būti, kad Vingegaardas laimės, žinai, prieš tai 2 metus iš eilės laimėjo. Bet Pogis yra mano favoritas, nes jis turi to tokio sportinio žavesio, matosi, kad jam patinka tai, ką jisai daro. Tai Pogis, mano gautas. Aš irgi įsimylėjęs Tadėjų, nes jis tokį, žinai, jis galėtų neatakuoti, nes viskas jau ten. Jo. Bet va, tiesiog... Direktorius turbūt susėdi mašinu ir galvoja. Taip. Bet va, tiesiog, žinai, jis mėgaujasi tuo, ką daro. Bent iš šono taip atrodo ir man tas labai patinka ir jo. Tai man irgi žavi Lietuvoje, mane žavi Gudiškis, ten Pogis, aišku, linkiu ir Mikučiui, ir Energusui, ir visiems jaunimui. Taip. Klimavičiai visi, nesvarbu, koks tavo vardas pavardė, bet nesustokit, darykit, judėkit į priekį, laikykit kardaną ir tu, Vladai, laikyk kardaną. Visur, kaip suprantu, laikai visur. Sistemingai, be alkoholio, balansas, disciplina ir laikyt kardaną. Stengiuosi. Ačiū, Tadai, labai smagu buvo tikrai čia papasakot ir pasidalinti. Tikiuosi, kažkam įdomu bus paklausyti. Ačiū tau ir tikrai žinau, kad bus įdomu žmonėms ir ačiū visiems, kas klausėt. Gerai, viso visiems.